Francas Kafka. Metamorfozė. Pirmas skyrius. Vieną rytą, kai Gregoras Samsa prabudo iš neramių sapnų, jis rado save virtusi kažkuo svetimu. Jis gulėjo ant kieto šarvuoto nugaros kiauto ir vos pakėlęs galvą išvydo savo pilvą, rudą, lengvai išgaubtą, padalytas standžiomis skersinėmis juostomis. Apklotas vos laikėsi, slystėjęs į šalį, tarsi pats vengdamas prisiliesti prie jo kūno. Jo daugybė kojų, gerokai per daug neįprastai, gailiai trūkčiojo ore, juokingai plonos palyginti su likusia jo kūno mase. Jis stebėjo jas, bejėgiškai besiblaškančias, ir nesugebėjo suprasti, ar jos priklauso jam, ar kokiam nepažįstamam padarui, kurio vietoje jis netikėtai atsirado. Kas man nutiko? Pagalvojo jis. Tai nebuvo sapnas. Jo kambarys, įprastas žmogiškas kambarys, nors kiek ir mažas, ramiai stovėjo tarp 4 gerai pažįstamų sienų. Ant stalo buvo išmėtyti tekstilės pavyzdžiai. Samsa dirbo keliaujančių prekybininkų, o viršuje kabėjo paveikslas, kurį jis neseniai iškirpo iš iliustruoto žurnalo ir įrėmino puikiais auksuotais rėmeliais. Jame buvo pavaizduota dama su kailine kepure ir apsigaubusi kailine boa, sėdinti tiesiai ir laikanti sunkią kailinę movą, kuri dengė visą jos apatinę rankos dalį. Gregorui pasisukus link lango, jis išvydo niūrų orą. Lietaus lašai tyliai barbeno į stiklą, kas privertė jį pajausti lengvą melancholiją. Gal geriau dar truputį pamiegoti ir pamiršti šitą nesąmonę, pagalvojo jis. Bet tai buvo neįmanoma. Jis buvo įpratęs miegoti ant dešiniojo šono, o dabartinės formos dėka negalėjo apsiversti. Kad ir kaip stipriai bandė persiversti ant dešinio šono, visada nusirisdavo atgal į pradinę padėtį. Jis pabandė tai padaryti matyti 100 kartų, užsimerkęs, kad nereikėtų matyti besiblaškančių kojų, ir sustojo tik tada, kai pajuto lengvą, bet keistą skausmą, kokio anksčiau niekada nebuvo patyręs. Dieve mano, pagalvojo jis, kokia varginanti karjera, kelionės diena po dienos. Tokiam darbui reikia kur kas daugiau pastangų nei kokiai ramiai veiklai namie. Ir dar tas amžinas kelionių prakeiksmas, traukinių grafikai, prasta nesubalansuota mityba, nuolatinis bendravimas su naujais žmonėmis, su kuriais niekada nespėjo užmegzti normalaus ryšio. Viskas gali eit velniop. Jis pajuto lengvą niežulį ant pilvo, lėtai pasistūmė atgal link galvūgalio, kad galėtų geriau pakelti galvą, ir pamatė vietą nusėtą smulkių baltų taškelių. Jis nesuprato, kas tai buvo, ir kai pabandė perbrauktis per juos su viena savo kojų, greitai atitraukė. Vos tik palietė, per visą kūną nuvilnijo šaltas drebulys. Jis atsiduso ir vėl nuslydo į ankstesnę padėtį. Ankstyvas kėlimasis kvailina žmogų, pagalvojo jis. Reikia išsimiegoti, kiti keliaujantis prekeiviai sau leidžia prabangą. Kai aš užeinu į užkandinę ryte persirašyti sutarčių, jie vis dar ramiai sėdi su pusryčiais. Jei pabandyčiau tai su savo viršininku, tuoj pat gaučiau spyrį lauk. Bet gal būtent to ir reikia? Jei neturėčiau galvoti apie savo tėvus, jau seniai būčiau trenkęs pareiškimą ant stalo, priėjęs prie viršininko ir pasakęs jam viską, ką galvoju. Jis tikriausiai nukristų iš kėdės. Jis nusijuokė. Ir koksgi keistas darbas sėdėti visą dieną prie stalo ir šaukti ant pavaldinių. Ypač kai turi prieiti visai arti, nes neprigirdi. Na, gal dar yra vilties, kai pagaliau surinksiu pinigus, kad išmokėčiau tėvų skolą jam. Dar 5 ar 6 metai, o tada viskas pasikeis. Bet pirmiausia, reikia keltis. Traukinys išvyksta 5. Jis pažvelgė žadintuvą tyliai tiksinti ant komodos. Dieve aukštielnikas, pagalvojo jis, jau 6:30. Rodyklės ramiai slinko į priekį. Net ne 6:30, labiau jau be 5:15. Ar žadintuvas nesuskambėjo? Iš lovos matė, kad laikrodis buvo nustatytas 4 valandai, kaip ir turėjo būti. Jis privalėjo skambėti, bet ar įmanoma taip tyliai pramiegoti tą siaubingą baltus drebinantį triukšmą? Tiesa, miegojo neramiai, bet turbūt dėl to dar giliau neįprastai. Bet ką dabar daryti? Kitas traukinys išvyksta 7. Jeigu jis dar spėtų į jį, tektų lėkti kaip bepročiui, bet tekstilės pavyzdžių kolekcija dar nebuvo supakuota, o jis pats nesijautė nei žvalus, nei pasiruošęs gyvenimui. O net jei stebuklingai ir suspėtų, nuo viršininko rūstybės vis tiek nepabėgtų. Kontoros pasiuntinys jau seniai būtų raportavęs, kad Gregorio 5 valandos traukinyje nebuvo, o tas ištikimas šunsnukis buvo viršininko žmogus.
be stuburo, be supratimo. O gal tiesiog apsimesti sergančiu? Bet tai atrodytų įtartinai keista. Per 5 metus Gregoras nebuvo susirgęs nė karto. Viršininkas tikrai atvilktų gydytoją iš draudimo bendrovės, kuris iškart praneštų tėvams, kad jų sūnus apsileidęs tinginys, o ne ligonis. Ir kas baisiausia, ar gydytojas labai klystų? Gregoras iš tikrųjų be nenormalios mieguistumo bangos po tokio ilgo miego jautėsi puikiai, netgi labiau alkanas nei įprastai. Jis vis dar skubiai dėliojo mintis, nesugebėdamas prisiversti savęs išsivynioti iš lovos, kai laikrodis išmušė be 15:07. Prie pat jo galvos kažkas atsargiai pasibeldė į duris. Gregorai, kažkas pašaukė. Tai buvo jo motina. Jau beveik 7. Ar tau nereikėjo kažkur eiti? Tas švelnus balsas. Gregoras krūptelėjo, kai išgirdo savo paties atsakymą. Jo balsą buvo sunku atpažinti. Kažkur iš gilumos, skausmingai ir nevaldomai įsimaišė keistas cypimas. Iš pradžių žodžiai buvo dar suprantami, bet paskui jie keistai aidėjo, tarstum pats oras būtų jos kramtęs ir išspjovęs atgal kaip neišsprendžiama mįslė. Jis norėjo paaiškinti viską nuo A iki Z, bet šioje situacijoje tenkinosi trumpu atsakymu. Taip, mama, taip, ačiū, aš jau keliuosi. Greitai svarstė, ar ji pastebėjo jo balso pasikeitimą, bet regis per medines duris tai nebuvo girdima, nes mama, patenkinta šiuo aiškinimu, nušlepsėjo tolyn. Tačiau šis trumpas pokalbis pažadino visą namą. Po akimirkos prie šoninių durų atėjo tėvas. Pabeldė. Švelniai, bet su kumščiu. Gregorai, Gregorai, pakvietė jis. Kas negerai? Neilgai trukus balsas pasikeitė. Jame atsirado tamsi įspėjanti gaida. Gregorai, Gregorai. Tuo metu iš kitos pusės beveik maldaujamu tonu prabilo sesuo. Gregorai, tau bloga? Tau ko nors reikia? Gregorui teko vienu metu atsakinėti abiems pusėms. Jis stengiasi kalbėti aiškiai, lėtai, kad užmaskuotų keistą balso pobūdį. Tartum žodžiai būtų pavieniai akmenys, kurios reikėjo labai atsargiai dėti vieną ant kito. Aš jau pasiruošęs. Tėvas grįžo prie pusryčių, bet sesuo dar tyliai sušnibždėjo. Gregorai, atidaryk duris, prašau tavęs. Bet Gregoras net nesvarstė atidaryti durų. Vietoje to jis tyliai save pasveikino už savo įprotį, įgytą per ilgus klajokliško pardavėjo metus. Visada naktį užrakinti visas duris, net būnant namuose. Pirmiausia, jam reikėjo atsikelti be trukdžių, susitvarkyti, apsirengti, svarbiausia pusryčiai. Tik tada galės galvoti, ką daryti toliau. Jis prisiminė, kad ir anksčiau kartais nubusdavo su keistais kūno skausmais. Bet tie jausmai visada pasirodydavo esą grina fantazija. Ir šį kartą viskas išsiaiškins. Balso pasikeitimas, aišku, paprasčiausias peršalimas. Kiekvienas keliaujantis prekeivis tai patiria. Tiesiog profesinė rizika. Išsivaduoti iš patalų buvo paprasta. Pakako vos truputį išsipūsti ir jie patys nuslido ant grindų. Bet tada prasidėjo tikros problemos. Ypač todėl, kad jis buvo absurdiškai platus. Normaliomis aplinkybėmis jis būtų pasinaudojęs rankomis ir alkūnėmis, kad atsistumtų aukštyn. Bet vietoje jų dabar turėjo tik beprotišką šokį šokančių kojyčių armiją, judančią į visas puses sava valia, absoliučiai ignoruodamas bet kokius jo bandymus jas suvaldyti. Jeigu jis norėjo sulenkti vieną, būtent ta koja nepaaiškinamai išsitiesdavo. Jei pagaliau su didžiausiamis pastangomis jam pavykdavo bent vieną suvaldyti, visos likusios išsilaisvindavo iš kontrolės ir pradėdavo chaotiškai trūkčioti, sukeldamos keistą, beveik erzinančią skausmo bangą. Aišku, taip to nepadarysiu, sausai tarė sau, tad liaukis bandęs. Pirmiausia, jis norėjo išvaduoti apatinę kūno dalį. Problema, jis jos niekada nebuvo matęs. Bandydamas pajudinti, suprato, kad ji visiškai nepaklūsta, tarstum būtų pritvirtinta prie lovos. Procesas judėjo lėčiau nei popierizmas valstybinėje įstaigoje. Ir tada, netekęs kantrybės, jis sukvietė visas jėgas, be jokios taktikos trenkėsi pirmyn, blogiausiai įmanoma kryptimi. Bum! Jo kūnas kirtosi į lovos galą su tokia jėga, kad per visą nugarą nusirito ugningų skausmų pulsuojanti banga. Nauja pamoka. Jo apatinė kūno dalis pasirodo buvo jautriausia vieta.
Po šios abejotinos pergalės Gregoras nusprendė išlipti kitaip – pradėti nuo viršaus. Lėtai, labai atsargiai, jis pasuko galvą į šoną ir pabandė ją iškišti iš lovos ribų. Tai jam pavyko stebėtinai lengvai, o iš paskos palengva sekė ir visas jo masyvus kūnas. Bet tada atėjo skaudesnė realizacija. Jei jis dabar iš viso nuslystų ant grindų, tikras stebuklas būtų, jei jo galva išgyventų šį bandymą nesuskilusi kaip pigus porcelianas. Negalima leisti savo prarasti sąmonės. Jau geriau likti čia, čia bent viskas pažįstama. Grįžti atgal buvo lygiai tiek pat sunku, kaip bandyti išeiti. Jis atsiduso, gulėjo dabar savo pradinėje padėtyje, stebėdamas, kaip jo kojytės vis dar kovoja tarpusavyje. Dabar gal net ir inertingiau nei anksčiau, jei tai išvis buvo įmanoma. Jam reikėjo išsilaisvinti, bet kokia kaina. Bet kartu jis nenorėjo priimti bet kokių skubotų sprendimų. Jo žvilgsnis pasisuko į langą. Jei bent jau iš ten atsivertų kažkoks perspektyvos blyksnis. Bet ne, už lango tirštas rytinis rūkas. Net priešais esančio pastato nesimatė. Jau 7. Laikrodis vėl suskambo. 7, o lauke vis dar toks rūkas. Jis tyliai atsigulė atgal, lengvai kvepavo, tartum tikėjosi, kad absoliutus nejudrumas sugrąžins realybę jai įprastą būseną. Iki be 15:07 privalau būti išlipęs iš lovos, tarė jis savo. Ir iki tol kažkas iš darbo jau tikrai ateis aiškintis, kas su manim negerai, nes jie atsidaro dar prieš 7. Taigi jis ėmėsi drastiško plano – išversti visą savo kūną iš lovos vienu staigiu judesiu. Jeigu jam pavyktų perversti save per kraštą taip, kad galva išliktų pakelta, jis galbūt išvengtų rimtesnių traumų. Nugara atrodė pakankamai kieta, tad kritimas ant kilimo turbūt nieko labai blogo nesukeltų. Jo pagrindinis rūpestis buvo garsas. Toks triukšmas turbūt sukeltų paniką net per uždarytas duris. Bet rizikuoti reikėjo. Kai Gregoras jau buvo pusiau išvirtęs iš lovos, šis metodas jam pradėjo priminti nebe fizinę užduotį, o kažkokį vaikišką žaidimą. Tai reikėjo pirmyn atgal supuotis ir judėti po truputį. Ir tada jie aplankė genialus suvokimas, kiek viskas būtų paprasčiau, jei kas nors tiesiog ateitų jam ir padėtų. Tėvas ir tarnaitė – 2 stiprūs žmonės, būtų daugiau nei pakankamai. Jie galėtų tiesiog pakišti rankas po jo nugaros gaubtų, švelniai nutraukti jį nuo čiužinio, atsargiai pasilenkti ir kantriai perkelti jį ant grindų. O tada galbūt tos kojos bent jau pagaliau turėtų prasmę. Kvailas klausimas, ar jis tikrai turėtų prašyti pagalbos? Jis šyptelėjo, nesusilaikė. Po kurio laiko jis pasistūmė tiek toli, kad dabar jau vienas neteisingas siūbavimas garantuotai būtų jį parbloškęs. Laikas 6:50. Reikia priimti galutinį sprendimą. Ir tada nuskambėjo skambutis. Kažkas iš darbo, sumurmėjo jis savo ir sustingęs išsigando, nors jo mažosios kojos tapo dar neramesnės ir pradėjo savarankišką panikos šokį. Tyla. Durų nieks netidaro, jis šyptelėjo kvailai optimistiškai. Bet žinoma, tarnaitės tvirti žingsniai jau aidėjo prieškambaryje. Jis išgirdo vos pirmosius svečio žodžius ir viskas buvo aišku. Vyriausiasis tarnautojas. Kodėl būtent Gregoras turėjo dirbti tokioje įmonėje, kur bet koks nukrypimas nuo normos akimirksniu sukeldavo visišką paniką? Ar visi kiti darbuotojai buvo visiški niekšai? Ar ne vienas iš jų nebuvo toks lojalus ir atsidavęs, kad bent jau su sąžinės graužatimi galėtų gulėti lovoje, jei praleistų bent kelias rytinės darbo valandas? Ar tikrai buvo tai būtina šaukti vyriausiai tarnautoją? Ar negalėjo tiesiog atsiųsti kokio praktikanto su klausimu? Ne, būtinai buvo iš karto siųsti tą svarbiausią, solidžiausią ir įtarinėjantį tipą, kad visa nekalta šeima suprastų, jog situacija tokia rimta, kad tik jis vienintelis ir gali išsiaiškinti šią paslaptį. Ir tada, labiau susierzinimo nei aiškaus sprendimo, Gregoras pasvedė save iš lovos visų svorių. Didelis trenksmas. Bet ne toks garsus, kaip tikėjosi. Kilimėlis šiek tiek sugėrė smūgį, o jo nugara pasirodo buvo gerokai elastingesnė nei jis galvojo, todėl garsas nuslopintas. Tik štai galvos neapsaugojo. Ji trenkėsi į grindis su skausmingu bumtelėjimu. Supykęs ir susierzinęs jis pasuko ją ir ėmė trinti į kilimą. Kažkas ten nukrito, tarė vyriausiasis tarnautojas kambaryje kairėje. Gregorui kilo mintis, ar kažkas panašaus galėtų nutikti ir pačiam vyriausiajam tarnautojui. Teoriškai tai kodėl ir ne. Bet lyg grubus atsakas į šį klausimą, iš gretimo kambario pasigirdo tvirti jo batų žingsniai, aidintis nuo blizgančių grindų.
Iš kambario dešinėje Gregoro sesuo jam tyliai sušnibždėjo įspėjimą. Gregorai, čia vyriausiasis tarnautojas. Taip žinau, sumarmėjo Gregoras, bet taip, kad sesuo jo neišgirstų. Gregorai, dabar kreipėsi tėvas iš kairės. Vyriausiasis tarnautojas atėjo ir nori sužinoti, kodėl neišvykai ankstyvuoju traukiniu. Mes nežinome, ką jam pasakyti. Bet kokiu atveju jis nori su tavim pasikalbėti asmeniškai. Tad prašau, atidaryk duris. Esu tikras, kad jis bus pakankamai geranoriškas, kad atleistų dėl netvarkos tavo kambaryje. Tada pasigirdo vyriausiojo tarnautojo balsas. Labas rytas, ponė Samsa. Jis prastai jaučiasi, tarė motina vyriausiajam tarnautojui, kol tėvas toliau kalbėjo pro duris. Jis prastai jaučiasi, patikėkite, juk kitaip Gregoras niekada nepraleistų traukinio. Vaikinas nuolat galvoja tik apie savo darbą. Tai mane neterzina, kad jis niekur neišeina vakarais. Jis jau savaitę mieste, bet visą laiką sėdi namie. Sėdi su mumis virtuvėje, skaito laikraščius arba studijuoja traukinių tvarkaraščius. O žinot, jo laisvalaikio pramoga – pjaustymas siaurapjūkliu. Jis pavyzdžiui pasigamino mažą rėmelį vos per kelias dienas. Jūs nepatikėsite, koks jis gražus. Jis kabo jo kambarį, pamatysit patys, kai tik Gregoras atidarys duris. Bet šiaip jau džiaugiuosi, kad jūs čia. Mes jo nebūtumėm prikalbinę atidaryti durų patys. Jis baisiai užsispyręs. Ir aš tikrai manau, kad jis nesveikuoja, kad ir ką jis pats sakytų. Štuoj ateisiu, lėtai ir apmastydamas atsakė Gregoras, bet nekrustelėjo. Nenorėjo praleisti ne vieno pokalbio žodžio. Na, nežinau, kaip kitai tai paaiškinti, ponė Samsa, tarė vyriausiasis tarnautojas. Tikiuosi, kad čia nieko rimto. Tačiau, kita vertus, mūsų versle net menkiausias negalavimas yra prabanga, kurio mes negalime sau leisti. Tai gal vyriausiasis tarnautojas gali užeit pas tave? Nekantriai paklausė tėvas ir dar kartą pabeldė į duris. Ne, atsakė Gregoras. Kambaryje dešinėje įsivyravo skausminga tyla. Iš kairės pasigirdo sesers verksmas. Kodėl ji nenuėjo pas kitus? Tikriausiai ką tik atsikėlė ir net nebuvo spėjusi apsirengti. Kodėl ji verkė? Dėl to, kad jis neatsikėlė? Kad netidaro durų? Kad dėl to, kad jis gali prarasti darbą ir tada viršininkas vėl jums persekioti tėvus be skolų? Dar per anksti dėl to nerimauti. Gregorui net minties nebuvo palikti šeimą. Šiuo metu jis tiesiog gulėjo ant kilimo ir būdamas tokios būklės niekas negalėjo ramiai tikėtis, kad jis atidarys duris. Tai tik smulkus nemandagumas. O tada visada atsiranda koks nors geras pasiteisinimas. Dėl tokio dalyko juk nieks nesugebėtų jo iš karto atleisti. Jis geriau paliktų jos ramybėje. Bet kiti to nesuprato. Jie jaudinasi, o taip bent paaiškino jų elgesį. Ponas Samsa, dabar jau pakeltų balsų tarė vyriausiasis tarnautojas. Kas čia vyksta? Užsibrekaduojate savo kambaryje, atsakinėjate vien tik taip arba ne, keliate savo tėvams visiškai nereikalingą nerimą ir beje, tik tarp kitko paminėsiu, nesugebate atlikti savo darbo pareigų taip, kaip yra įprasta. Kalbu čia ir jūsų tėvų, ir jūsų darbdavio vardu, ir privalau pareikalauti aiškaus ir netidėliotinio paaiškinimo. Esu priblokštas, tiesiog priblokštas. Maniau, kad esate ramus ir protingas žmogus, o dabar staiga demonstruojate kažkokius keistus įgeidžius. Jūsų darbdavys šįryt iškėlė galimą priežastį, kodėl nepasirodėte darbe. Tai susijęs su pinigais, kuriuos neseniai jam buvo patikėti, bet aš beveik darbiau garbės žodį, kad tai negali būti teisinga priežastis. Bet dabar matydamas jūsų nesuvokimą užsispyrimą, nebeturiu jokio noro už jūs laiduoti. Ir jūsų padėtis nėra jau tokia tvirta. Iš pradžių ketinau visą tai pasakyti jums privačiai, bet jeigu jau be jokios priežasties gaištate mano laiką, nematau, kodėl jūsų tėvai neturėtų apie tai sužinoti. Jūsų pardavimų rezultatai pastaruoju metu yra visiškai nepatenkinami. Pripažįstu, kad šiuo metų laiku nėra lengva dirbti, mes tai suprantame, bet nėra tokių metų laiko, kad nebūtų jokio darbo apskritai, ponė Samsa. Mes negalime sau to leisti. Bet ponė, sušuko Gregoras visiškai praradęs savitvardą ir užmiršęs viską iš susijaudinimo. Aš tuoj atidarysiu, tik minutėlę, man šiek tiek negera, galvos svaigimas, negalėjau atsikelti. Bet dabar jau viskas gerai, jau stojosi. Tik truputėlį kantrybės. Viskas ne taip paprasta, kaip maniau, bet dabar aš tikrai jaučiuosi visai normaliai. O siaubė, kaip žmogui staiga gali kas nors nutikti. Vakar vakare jaučiausi puikiai, mano tėvai tai gali patvirtinti. Gal net geriau už mane. Jau tada šiek tiek blogai jaučiausi. Jie turėjo tai pastebėti. Nežinau, kodėl nepaskambinau į darbą. Bet visada galvoju, kad gali tiesiog peršokti per ligą ir nereikia sėdėti namuose be reikalo. Prašau, nesukelkite bereikalingų kančių mano tėvams. Visi jūsų kaltinimai neturi jokio pagrindo. Niekada niekas nebuvo man pasakęs nė žodžio apie šios dalykus. Galbūt jūs net nematėte naujausių sutarčių, kurias išsiunčiau. Aš dar galiu suspėti 8 valandos traukinį. Šios kelios poilsio valandos man suteikė jėgų. Nereikia manęs laukti, ponė. Aš netrukus būsiu kontoroje ir prašau, būkite toks geras. Pasakykite tai viršininkui ir parekomenduokite mane jam.
Ir kol Gregoras pylė iš savęs šios žodžius, beveik nesuvokdamas, ką kalba, jis link komodos. Tai buvo visai nesunku, tikriausiai dėl to, kad jau buvo spėjęs pasipraktikuoti lovoje. Ir dabar bandė atsistoti. Jis tikrai norėjo atidaryti duris. Tikrai norėjo, kad jie jį pamatytų ir galėtų tiesiogiai su juo pasikalbėti. Visi buvo tokie atkaklus, o jis buvo nepaprastai smalsus sužinoti, kaip jie sureaguos. Jeigu jie įsigastų, tai jau nebebūtų jo atsakomybė ir jis galėtų pagaliau pailsėti. O jeigu jie reaguotų ramiai, tai vis tiek nebūtų jokios priežasties dėl to, kad jis turėtų jaudintis. Ir jei paskubėtų, tai tikrai spėtų 8 valandos traukinį. Pirmus kelis kartus jis bandė užlipti ant slidžios komodos, bet vis nuslysdavo atgal. Galiausiai su paskutiniu pastangų pliūpsniu jis užsivertė ant jos ir atsistojo. Apatinė kūno dalis siaubingai skaudėjo, bet jis nekreipė į tai jokio dėmesio. Dabar jis tiesiog leidosi atgal ant artimiausios kėdės, įsikibo į jos kraštus savo mažomis kojytėmis ir laukė, kad išgirstų, ką dar sako vyriausiasis tarnautojas. Ar jūs supratote bent žodį iš viso to? Paklausė vyriausiasis tarnautojas tėvų. Negi jis bando iš mūsų pasityčioti. O dieve, sušuko motina jau pilnomis ašarų akimis. Jis galbūt labai sunkiai sergantis, o mes tik jį kankiname. Grete, Grete, sušuko ji. Mama, atsiliepė sesuo iš kitos pusės. Jie bendravo per Gregoro kambarį. Tu turi tuoj pat pakviesti gydytoją. Gregoras serga. Greitai, kviesk gydytoją. Ar girdėjai, kaip jis kalbėjo? Tai buvo gyvulio balsas. Ramiai, visiškai priešingai nei motinos isteriški šauksniai, pastebėjo vyriausiasis tarnautojas. Ana, Ana! Tuo tarpu tėvas plodamas rankomis šaukė į virtuvę per prieškambarį. Atvesk spynininką ir nedelsdama. Abi merginos, jų sijonai šniokštami, išbėgo per koridorių, su trenksmu atidarydamos būtų duris. Kaip Gretei pavyko taip greit apsirengti. Jokių garsų bylojančių, kad duris būtų vėl uždarytos, nesigirdėjo. Jos turbūt liko atviros. Žmonės dažnai taip palieka duris, kai namuose nutinka kažkas baisaus. Gregorui priešingai užplūdo visiška ramybė. Taigi jau nebesuprato jo žodžių, nors jam pačiam jie skambėjo aiškiau nei anksčiau. Galbūt jo ausis jau buvo pripratusios prie to garso. Tačiau jie suprato, kad su juo kažkas negerai ir ruošėsi jam padėti. Pirmoji reakcija į jo būklę buvo ryžtinga ir protinga ir tai suteikė jam palengvėjimą. Jis jautė, kad vėl yra tarp žmonių ir tiek iš gydytojų, tiek iš spynininko jis laukė kažko ypatingo, nors nelabai skyrė vieną nuo kito. Tai, kas bus pasakyta toliau, bus itin svarbu. Tad norėdamas kuo aiškiau kalbėti, jis lengvai sukosėjo. Ne per stipriai, kad net ir tai neskambėtų per daug neįprastai. Jis jau nebebuvo tikras, ar galėtų pats tai įvertinti. Tuo tarpu gretimame kambaryje įsivyravo tyla. Galbūt jo tėvai dabar sėdėjo prie stalo ir šnibždėjosi su vyriausiuoju tarnautoju, o gal visi trys glaudėsi prie durų ir klausėsi. Gregorui pamažu pavyko pasistumti link durų, remiantis į kėdę. Ten atėjęs jis ją paleido ir visų svorių krito į duris, prilaikydamas save ant jų lipniomis kojų pagalvėlėmis. Trumpai stabtelėjo, kad atgautų kvapą, tada ėmėsi sukti raktą burna. Tačiau dėja jis neturėjo tinkamų dantų. Kaip tada jis galėtų tvirtai suimti? Tačiau dantų trūkumą kompensavo stiprus žandikauliai. Naudodamas juos, jis tikrai pradėjo sukti raktą, nekreipdamas dėmesio į tai, kad tuo pačiu metu darė savo nežinomą žalą. Iš jo burnos ėmėsi sunktis rusvas skystis, varvėdamas per raktą ant grindų. Klausykit, tarė vyriausiasis tarnautojas kitame kambaryje, jis suka raktą. Tai Gregorą nepaprastai padrąsino, bet jie visi turėtų jį skatinti ir tėvas ir motina turėjo šaukti. Puiku, Gregorai, laikykis, suk raktą stipriau. Įsivaizduodamas, kad visi su jauduliu seka jo pastangas, jis įkando į raktą visų pajėgumu, ignoruodamas skausmą. Raktui besisukant, jis pats suko visą spyną, laikydamasis tik burna, kartais keldamas ar stumdamas raktą visų savo kūno svoriu. Kai aiškus spynos praktelėjimas pranešė apie Gregoro pergalę, jis leido savo atsipalaiduoti. Atgavęs kvapą, jis sumurmėjo savo patenkintas. Tai vadinasi, spyninko visai ir nereikėjo. Tada padėjo galvą ant durų rankenos ir stumtelėjo, kad galutinai jas atidarytų. Kadangi jis turėjo atidaryti duris tokiu būdu, jo niekas dar nematė, nors jau duris buvo plačiai atvertos. Tai jis pirmiausiai turėjo lėtai apsisukti aplink vienas iš 2 durų varčių ir tai padaryti tin atsargiai. Nenorėjo atsidurti ant nugaros dar prieš įžengdamas į kambarį. Jis vis dar kankinosi su šiuo sudėtingu judesiu, visiškai nekreipdamas dėmesio į aplinką, kai staiga išgirdo, kaip vyriausiasis tarnautojas sušuko garsų O, kuris nuskambėjo lyg vėjo šuoras. Dabar jis taip pat jį pamatė, stovėjo arčiausiai durų, prispaudęs ranką prie atviros burnos ir pamažu traukėsi atgal.
tarsi jį būtų stumiama kažkokia neregima jėga. Gregoro motina, kurios plaukai, nepaisant vyriausiojo tarnautojo buvimo, vis dar buvo suvelti po miego, pažvelgė į tėvą. Tada išskėtė rankas, žengė 2 žingsnius link Gregoro ir susmuko ant grindų į savo suknelę, kurios klostės išsiskleidė aplink ją, o galva nulinko ant krūtinės. Tėvas atrodė priešiškai nusiteikęs ir gniaužė kumščius, tarsi norėtų jį atgal nustumti į kambarį. Tuomet jo žvilgsnis pasimetęs nukrypo po svetainę, jis užsidengė akis rankomis ir ėmė verkti taip stipriai, kad net jo galinga krūtinė drebėjo. Gregorui neliko nieko kito, kaip tik likti už durų ir atsiremti į antrąją varčią, kuri vis dar buvo užfiksuota vietoje. Taip buvo matoma tik pusė jo kūno, o viršuje pakreipta galva, per kurią jis stebėjo kitus. Tuo metu diena tapo daug šviesesnė. Per lietų, kuris dabar krito dideliais pavieniais lašais, jau buvo galima aiškiai matyti pilką, begalinį ligoninės pastatą kitoje gatvės pusėje, su griežta ir reguliaria langų eile. Ant stalo vis dar gulėjo neplauti pusryčių indai. Jų buvo tiek daug, nes tėvui pusryčiai buvo svarbiausias dienos valgymas, kurį jis ištemdavo kelioms valandoms, skaitydamas visą pluoštą laikraščių. Tiesiai priešais kabėjo Gregoro nuotrauka, iš laikų, kai jis buvo kariuomenės leitenantas. Rankoje laikė kardą ir nerūpestingai šypsojosi, spinduliuodamas pasitikėjimą ir pagarbą uniformai. Prieškambario durys buvo atidarytos, o kadangi buto lauko durys taip pat liko praviros, jis galėjo matyti laiptinę ir laiptus, kurie vedė žemyn. Na gerai, tarė Gregoras, puikiai suprasdamas, kad jis vienintelis išliko ramus. Aš dabar apsirengsiu, susidėsiu pavyzdžius ir iškeliausiu. Gal galėtumėte tiesiog leisti man išeiti? Jis atsisuko į vyriausiąjį tarnautoją. Jūs matote, kad nesu užsispyręs ir kad savo darbą mėgstu. Keliaujančio pardavėjo darbas sunkus, bet be kelionių išvis negalėčiau užsidirbti pragyvenimui. Ar einate į kontorą? Taip? Tuomet ar galėtumėte visą tiksliai perduoti? Juk visiškai normalu, kad kartais žmogus laikinai negali dirbti, bet būtent tokiais momentais svarbu prisiminti jo ankstesnius pasiekimus ir suprasti, kad kai ši problema bus išspręsta, jis dirbs dar atkakliau ir susikaupęs. Jūs puikiai žinote, kad esu smarkiai įsiskolinęs mūsų darbdaviui ir tuo pačiu privalau rūpintis tėvais ir seserimi. Tad esu spraustas į sudėtingą situaciją, bet aš iš jos išsikapstysiu. Prašau, neapsunkinkite man dar labiau padėties ir nekiršinkite mane su kontora. Žinau, kad keliaujančiųjų pardavėjų niekas nemėgsta. Visi manome, kad uždirbame milžiniškus pinigus ir leidžiame laiką lengvai. Tai yra tiek prietarai, bet nėra jokios priežasties, dėl ko žmonės juos turėtų keisti. Bet jūs, ponė, jūs turit platesnį supratimą nei kiti darbuotojai. Iš tikrųjų, jei galiu pasakyti atvirai, tai jūs geriau suprantate viską nei pats viršininkas. Jam labai lengva daryti klaidas apie savo darbuotojus ir vertinti juos greičiau nei reikėtų. O jūs taip pat puikiai žinote, kad mes keliautojai beveik visus metus praleidžiame ne kontoroje, todėl labai lengva tapti apkalbų, atsitiktinių gandų ar nepabristų skundų auka. Beveik neįmanoma apsiginti nuo tokių dalykų. Dažniausiai net nesužinome apie juos. O jei sužinome, tai tik tada, kai įsekę grįžtame iš kelionės. Ir tada pajuntame visą žalą, nežinodami, kas ją sukėlė. Prašau, neišeikite. Bent jau pasakykite, ką nors, kas parodytų, kad bent iš dalies sutinkate su tuo, ką sakau. Bet vyriausiasis tarnautojas nusisuko nuo Gregoro, vos tik šis pradėjo kalbėti. Iškišęs lupas į priekį, jis tik per petį drebėdamas žvilgtelėjo atgal ir lėtai traukėsi link durų. Jis nesustodamas judėjo atgal, nė akimirkai netitraukdamas akių nuo Gregoro, bet ir nestebėdamas kelio po kojomis. Atrodė, tarsi jam būtų slapta uždrausta tiesiog išeiti. Tik pasiekęs prieškambarį, jis staiga krūptelėjo, truktelėjo koją iš svetainės ir paniškai puolė į priekį. Ten, koridoriuje, jis ištiesė dešinę ranką kuo toliau į laiptinę, tarsi ten kažkur ore jo jau lauktų kokia nors antgamtinė jėga pasiruošusi jį išgelbėti. Gregorui akimirksniu tapo aišku, kad negalima leisti vyriausiajam tarnautojui išvykti tokios būsenos, nes tai reikštų jo padėties įmonėje žlugimą. Tėvai to nesuprato, per tiek metų jie buvo įsitikinę, kad ši darbo vieta Gregorui yra užtikrinta visam gyvenimui. Be to, jiems šiuo metu ir taip užteko rūpesčių, todėl jie visiškai negalvojo apie ateitį. O Gregoras galvojo. Tarnautoją reikėjo sulaikyti, nuraminti, įtikinti ir galiausiai palenkti į savo pusę. Nuo to priklausė Gregoro ir visos jo šeimos ateitis. Jeigu tik jos sesuo būtų čia. Ji buvo protinga. Ji jau verkė tada, kai Gregoras dar ramiai gulėjo ant nugaros. O vyriausiasis tarnautojas mėgo moteris. Ji tikrai būtų galėjusi jį įtikinti. Ji uždarytų lauko duris, sustabdytų jį prieškambaryje ir išplaškytų jo paniką.
Bet sesers nebuvo. Gregorui teko imtis visko pačiam. Negalvodamas, kaip gerai jis sugeba judėti dabartinėje būsenoje ir visiškai ignoruodamas faktą, kad jo kalba vis dar buvo, jei apskritai buvo nesuprantama, jis paleido duris, išsiveržė per angą ir bandė pasiekti vyriausiąjį tarnautoją laiptinėje. Tarnautojas apgailėtinai įsikibęs į turėklus abiems rankomis atrodė lyg žmogus, kuris laukia, kad kas nors jį išgelbės iš skęstančio laivo. Tačiau Gregoras tuoj pat krito ir su menku riksmo atgarsiu bandydamas kur nors įsikibti, nusileido ant savo daugybės mažų kojyčių. Vos tik tai įvyko, jis pirmą kartą tą dieną pajuto, kad jo kūnas iš tiesų jam priklauso. Jo mažos kojos buvo tvirtai ant žemės, jos klausė jo komandų, jos net stengiasi jį nešti ten, kur jis norėjo. Jis netikėtai pajuto keistą optimizmą, galbūt visos jo kančios tuoj baigsis. Jis tramdė norą judėti, bet klūpėdamas lengvai subavo į šonus. Jo motina stovėjo visai netoliese. Iš pradžių atrodė visiškai panirusi į save, bet staigai pašoko, išskėtė rankas ir išplėtė pirštus ir sušuko: "Padėkite, pasigailėkite, padėkite!" Jos galvos judesiai išdavė, kad ji norėjo geriau matyti Gregorą, bet chaotiškas atsitraukimas atgal parodė, kad ji taip pat ir nenorėjo jo matyti. Ji buvo visiškai pamiršusi, kad už jos stalo krašte vis dar stovėjo pusryčių indai. Kai ji atsirėmė į stalą, jis staiga susmuko tiesiai ant jo, nesuvokdama, ką daro. Nesuvokdama net to, kad kavos ąsotis nuvirto ir didelė juoda dėmė ėmė plūsti ant kilimo. "Mama, mama!" švelniai tarė Gregoras, pakeldamas ją akis. Jis visiškai pamiršo vyriausiąjį tarnautoją, bet negalėjo susilaikyti nesučiaupęs žandikaulio ore, matydamas, kaip kava teka per stalą. Tai sukėlė naują motinos klyksmą. Jis šoko nuo stalo ir puolė tiesiai į tėvo rankas, kuris atbėgo jos pasitikti. Tačiau Gregoras dabar neturėjo laiko tėvams. Vyriausiasis tarnautojas jau buvo prie pat laiptų. Paskutinį kartą atsigręžęs atgal smakrą trėmėsi turėklus. Gregoras metėsi link jo, jis privalėjo jį pasivyti. Vyriausiasis tarnautojas lyg nujautė pavojų, jis staiga pašoko ir ėmė leisti žemyn šuoliais per kelis laiptus vienu metu, garsiai rėkdamas, kol visiškai dingo iš akių. Jo panikos kupinas pabėgimas dėja sukrėtė ir Gregoro tėvą. Iki tol jis buvo gana santūrus, bet dabar, užuot pats puolęs paskui vyriausiąjį tarnautoją ar bent jau netrukdęs Gregorui jo vytis, jis pagrebė nuo kėdės pamirštą tarnautojo lazdelę, nuo stalo paėmė didelį laikraštį ir ėmė varyti Gregorą atgal į jo kambarį, piktai trypčiodamas į grindis. Gregoro prašymai nieko nepakeitė, jo balsas buvo visiškai nesuprantamas. Kuo nuolankiau jis sukiodavo galvą, tuo stipriau tėvas trypdavo į grindis. Kambario gilumoje, nepaisant šalčio, motina išplėšė langą ir pasilenkusi toli lauką prispaudė rankas prie veido. Stiprus skersvėjis tvoskė iš gatvės per laiptus, užuolaidos kilo aukštyn, laikraščiai nuo stalo pakilo į orą ir keli nukrito ant grindų. Bet niekas nesustabdė tėvo. Jis šniokštė, varydamas Gregorą atgal kaip laukinis gyvūnas. O Gregorui trūko įgūdžių judėti atbulomis. Judėjo jis labai lėtai. Jeigu jam būtų leista apsisukti, jis jau seniai būtų atgal kambaryje. Bet jis bijojo, kad jei sugaiš laiką sukinėdamasis, tėvas neteks kantrybės, o tada vienas staigus lazdos smūgis į nugarą ar galvą galėjo būti mirtinas. Bet galiausiai Gregoras suprato, kad neturi kito pasirinkimo. Jis tiesiog negalėjo eiti atbulai tiesiai, o tai buvo nepakeliamai erzinantis suvokimas. Jis pradėjo kaip įmanoma greičiau ir vis žvilgčiodamas į tėvą sukinėtis vietoje. Tai vyko labai lėtai, bet galbūt tėvas, pastebėjęs jo gerus ketinimus, net nebandė jo trukdyti. Netgi tarsi dirigentas lazdelės galiuku iš tolo nurodydavo, į kurią pusę suktis. Jeigu tik jis liautųsi taip šnypštęs, tai Gregorą visiškai blaškė. Kaip jis jau buvo beveik apsisukęs, tas bjaurus šnipštimas privertė jį suklusti. Jis netyčia truputį pasisuko atgal. Pagaliau, kai jo galva buvo jau priešais durų angą, jis suprato naują problemą. Tarpo buvo per mažai, jo kūnas buvo per platus, kad galėtų lengvai slinkti į vidų. Tėvui tokiame įniršyje aiškiai nebuvo nė minties atidaryti kitos dvigubų durų pusės, kad Gregorui būtų lengviau. Tėvas galvojo tik apie vieną, kaip jį kuo greičiau įgrūsti atgal į kambarį. Jis niekada nebūtų leidęs Gregorui atsistoti, kad būtų paprasčiau prasisprausti. Vietoje to, darydamas daugiau triukšmo nei bet kada, jis ėmė varyti į priekį dar stipriau, lyg niekas jam nestovėtų kelyje. Gregorui pasigirdo, kad už jo dabar stovi ne vienas, o keli tėvai. Tai buvo visiškai nemaloni patirtis. Jis puolė į tarpdurį nesvarstydamas pasekmių.
Viena kūno pusė pakilo aukštyn, jis įstrigo kampu tarpduryje. Viena šono pusė nusitrynė į baltas duris, skaudžiai nusibrostindama, palikdama bjauriai rudai raudonas žymes. Jis visiškai įstrigo ir vienas nebebuvo pajėgus pajudėti nė per milimetrą. Viena kojyčių pusė beviltiškai virpėjo ore, o kita skausmingai spaudėsi į grindis. Tada tėvas iš visų jėgų trenkė jam į nugarą. Smūgis išvadavo jį iš durų gniaužtų ir su skausmingu trenksmu Gregoras nuskrido gilyn į savo kambarį, sunkiai kraujuodamas. Tėvas užtrenkė duris su lazda ir pagaliau viskas nutilo. Antras skyrius. Tik sutemus, Gregoras pabudo iš savo gilios, komai prilygstančios miego būsenos. Jeigu vis tiek būtų greitai atsibudęs, net jei niekas jo ir nebūtų sutrikdęs, jis jau buvo pakankamai išsimiegojęs ir jautėsi visiškai pailsėjęs. Bet jam pasirodė, kad jį pažadino kažkokie skubūs žingsniai ir atsargus svetainės durų uždarimas. Elektrinių gatvės žibintų šviesa blyškiai krito ant lubų ir baldų viršūnių, tačiau apačioje, ten kur buvo Gregoras, tvyrojo tamsa. Jis prisislinko prie durų, apgraibomis jausdamas kelią savo antenomis. Dabar jis jau pradėjo suprasti, kokios jos naudingos. Visa jo kairė pusė buvo kaip viena skaudžiai įtempta žaizda ir jis smarkiai šlubavo ant savo dviejų eilių kojų. Viena koja per rytinius įvykius buvo stipriai sužeista. Tikras stebuklas, kad tik viena ir dabar ji be gyvybės vilkosi paskui jį. Tik pasiekęs duris, jis suprato, kas iš tikrųjų jį čia atviliojo. Tai buvo maisto kvapas. Prie durų stovėjo dubenėlis, pripildytas saldinto pieno, kuriame plūduriavo maži baltos duonos gabalėliai. Jis vos nesusijokė iš džiaugsmo, buvo alkanesnis nei ryte ir tuoj pat panardino galvą į pieną, vos neapsitaškydamas akių, bet beveik iškart traukėsi atgal su giliu nusivylimu. Ne tik tai, kad skausmas sužeistoje kairėje pusėje trukdė jam normaliai valgyti, jo kūnas turėjo veikti vieningai, kad jis galėtų pavalgyti, bet ir pats pienas dabar jam nebeturėjo jokio skonio. Pienas, jo mėgstamiausias gėrimas. Sesuo be abejo paliko jį manydama, kad tai bus geriausias pasirinkimas. Tačiau Gregoras beveik pats nenorėdamas nusisuko nuo dubenėlio ir šliauždamas nutolo į kambario vidurį. Per plyšį durise Gregoras matė, kaip svetainėje buvo uždegtas dujinis žibintas. Tuo metu jo tėvas paprastai sėdėdavo su vakaro laikraščiu ir garsiai įskaitydavo Gregoro motinai, o kartais ir seseriai. Bet dabar nesigirdėjo nė garso. Sesuo dažnai apie tai rašydavo laiškose, bet galbūt tėvas per pastarį laiką buvo šio įpročio atsisakęs. Aplink buvo taip tylu, nors bute tikrai turėjo kažkas būti. Kokį ramų gyvenimą gyvena mano šeima, pagalvojo Gregoras, žiūrėdamas į tamsą ir pajuto didžiulį pasididžiavimą, kad galėjo užtikrinti jiems tokį ramų ir patogų gyvenimą. Bet kas dabar? Jeigu visa ši ramybė, gerovė ir jaukumas staiga baigtųsi siaubinga katastrofa. Gregoras nenorėjo apie tai galvoti, tad pradėjo judėti. Šliaužiojo po kambarį pirmyn ir atgal. Vieną kartą ilgą tos nakties vakarą viena kambario durų pusė buvo vos praverta, bet iš karto skubiai uždaryta. Vėliau tas pats įvyko su kitomis durimis. Kažkas akivaizdžiai norėjo įeiti, bet apsigalvojo paskutinę akimirką. Gregoras tuoj pat prisislinko prie durų, pasiryžęs bet kokiu būdu įsitraukti atėjūną vidun arba bent jau sužinoti, kas tai buvo. Bet durys daugiau nebesidarė ir Gregoras beprasmiškai laukė visą naktį. Dar ryte, kai durys buvo užrakintos, visi troško patekti vidun pas jį, bet dabar, kai vienas duris jis pats buvo palikęs atviras, o kitos aišku jau dienos metu buvo atrakintos, niekas neatėjo. Raktai liko kitoje pusėje. Dujinis žibintas svetainėje buvo užgesintas tik vėlai naktį ir dabar buvo aiškiai matyti, kad tėvai ir sesuo visą tą laiką nemiegojo, nes jie visi buvo aiškiai girdimi, kai kartu ant pirštų galų nuėjo į savo kambarius. Akivaizdu, kad niekas daugiau neateis į Gregoro kambarį iki pat ryto, todėl jis turėjo pakankamai laiko ramiai apmastyti, kaip turėtų pertvarkyti savo gyvenimą. Dėl tam tikrų priežasčių aukštas tuščias kambarys, kuriame jis buvo priverstas likti, jį neramino, nors jame jau gyveno 5 metus. Beveik nesuvokdamas, ką daro, išskyrus lengvą gėdos jausmą, jis skubiai įlindo po sofą. Ji truputį spaudė jam nugarą ir jis nebegalėjo pakelti galvos, tačiau vis tiek iš karto pajuto palengvėjimą. Ir vienintelis dalykas, dėl kurio gailėjosi, buvo tai, kad jo kūnas buvo per platus ir negalėjo visiškai po ją pasislėpti. Jis ten praleido visą naktį. Kartais lengvai nusnūsdavo, nors dažnai pabusdavo nuo staigaus alkio pojūčio,
o kitą laiką neleido nerimaudamas ir kurdamas neaiškias viltis, kurios visada vėl nuvesdavo prie tos pačios išvados. Bent kol kas jis turėjo išlikti ramus, turėjo rodyti kantrybę ir didžiausią supratingumą, kad jo šeima galėtų pakęsti tą nemalonumą, kurį jam teko jiems užkrauti dabartinėje savo būsenoje. Gregorui netrukus teko išbandyti savo ryžtą, nes anksti kitą rytą, beveik dar nesibaigus nakčiai, sesuo, beveik visiškai apsirengusi, pravėrė duris iš svetainės ir neramiai pažvelgė vidun. Iš pradžių ji jo nepamatė, bet kai galiausiai pastebėjo po sofą, juk jis kažkur turėjo būti po galais, negalėjo gi jis tiesiog išskristi, ji taip išsigando, kad nebesusitvardė ir trenkė duris iš lauko pusės. Bet ji matyt iškart pasigailėjo, nes vėl atidarė jas ir tyliai ant pirštų galų įėjo į vidų, tarsi lankytų sunkiai sergantį ar net visai nepažįstamą žmogų. Gregorui, kuris buvo iškišęs galvą iki pat sofos krašto, beliko ją stebėti. Ar jį pastebės, kad jis nepalietė pieno? Ar supras, kad ne dėl alkio stokos ir atneš kažką jam tinkamesnio? Jei ji pati to nesugalvotų, jis verčiau badautų, nei pats kaip nors atkreiptų tai dėmesį. Nors jausmas, kaip jis galėtų išlėkti iš po sofos, parkristi prieš sesers kojas ir maldauti kažko skanaus, buvo beveik nepakeliamas. Tačiau sesuo iškart pamatė pilną dubenį ir su nuostaba jį pasižiūrėjo, bei į kelis pieno lašus aplink. Ji nedelsdama jį pakėlė, bet ne plikomis rankomis, o su skudurėliu, ir išnešė. Gregoras smalsiai laukė, ką jie atneš vietoje to. Jo mintise sukosi pačias keisčiausias galimybės, bet jis niekada nebūtų atspėjęs, ką jo geraširdė sesuo iš tikrųjų sugalvojo. Kad išbandytų jo skonį, ji atnešė visą rinkinį įvairiausių maisto likučių, išdėliotų ant seno laikraščio. Ten buvo pusiau supuvusios daržovės, kaulai nuo vakarykštės vakarienės su sustingusiais baltos spalvos padažo likučiais, kelios razinos ir migdolai, šiek tiek sūrio, kurį Gregoras dar prieš 2 dienas buvo laikęs nevalgomu, sudžiuvusi bandelė ir duona su sviestu bei druska. Be to jį pripylė vandens į dubenį, kuris matyt dabar buvo nuolat skirtas Gregorui, ir pastatė jį šalia. Tada, norėdama atsižvelgti Gregoro jausmus, nes suprato, kad jis nenorės valgyti jai matant, ji greitai išėjo iš kambario ir net pasuko raktą spinoje, kad Gregoras žinotų, jog dabar gali susirangyti kaip tik jam patogiau. Jo mažos kojytės suspurdėjo iš džiaugsmo. Pagaliau jis galėjo valgyti. Be to, jo sužeidimai matyt jau buvo visiškai užgiję, nes judėti jam nebekėlė jokių sunkumų. Tai net nustebino, nes daugiau nei prieš mėnesį jis buvo įsipjovęs pirštą peiliu ir tas pats pirštas dar skaudėjo užvakar. Ar aš tapau mažiau jautrus nei anksčiau? Pagalvojo jis ir iškart godžiai čiupo sūrį, kuris jį keistai traukė labiau nei bet kas kitas iš padėto maisto. Vienas po kito, jo akims drėkstant iš malonumo, jis suėdė sūrį, daržovės ir padažą. Šviežio maisto jam visiškai nebesinorėjo. Jis net patraukė mėgstamus kąsnelius tolyn nuo jų, nes negalėjo pakęsti kvapo. Dar ilgai po to, kai pavalgė ir tingiai gulėjo vietoje, jis išgirdo, kaip sesuo lėtai suka raktą spynoje, tarsi duodama jam ženklą, kad jis turėtų pasitraukti. Jis krūptelėjo ir nors ir buvo pusiau snaudžiantis, paskubomis sulindo atgal po sofą. Tačiau jam prireikė didžiulės savitvartos ten išbūti net ir tą trumpą laiką, kol sesuo buvo kambaryje, nes jis buvo taip privalgęs, kad jo kūnas tapo labiau apvalus ir siauroje erdvėje jam tiesiog trūko oro. Beveik dūstančiomis akimis jis stebėjo, kaip sesuo ramiai paima šluotą ir sušluoja visus likučius, sumaišydama juos su tuo, ko Gregoras dar net nebuvo palietęs. Tarsi jie nebeturėtų jokios vertės. Ji greitai sumetė viską į šiukšlių dėžę, uždengė ją mediniu dangčiu ir išnešė. Vos tik jį išėjo, Gregoras išslegė iš po sofos ir išsitempė. Taip dabar Gregoras gaudavo savo maistą kiekvieną dieną. Kartą ryte, kol tėvai ir tarnaitė dar miegojo. Ir antrą kartą po pietų, kai visi jau buvo pavalgę ir tėvai trumpam laikui eidavo nusnūsti. O sesuo įsiųsdavo tarnaitę kokiu nors reikalu. Tėvas ir motina be abejo nenorėjo, kad jis badautų. Tačiau matyt, jiems būtų buvę per sunku matyti, kaip jis ėda. Ir jiems pakako vien girdėti apie tai. Galbūt ir sesuo norėjo kuo labiau jos apsaugoti nuo dar didesnio streso. Jie ir taip jau pakankamai kentėjo. Gregoras negalėjo žinoti, ką tą pirmą rytą šeima pasakė gydytojui ir šaltkalviui, kad šie kuo greičiau išeitų iš buto. Kadangi niekas jo nesuprato, niekas, net jo sesuo, nemanė, kad jis galėtų suprasti kitus. Todėl jam beliko tenkintis jos atodusiais ir šnabždamomis maldomis šventiesiems, kol ji vaikštinėjo po kambarį. Tik vėliau,
kai jis šiek tiek labiau apsiprato su situacija, nors žinoma nebuvo nė kalbos, kad prie to galima buvo visiškai priprasti. Gregoras kartais išgirstavo ir kokį draugiškesnį žodį. Šiandien jam patiko pietus, pasakydavo ji, kai Gregoras akivaizdžiai būdavo suvalgęs viską, kas jam būdavo palikta. O jeigu jis daug ko nepaliesdavo, kas darėsi vis dažnesnis atvejis, ji kartais su liūdėsiu balse sumurmėdavo, vėl viskas taip ir liko. Nors Gregoras negalėjo gauti jokių naujienų tiesiogiai, jis įdėmiai klausydavosi, kas buvo kalbama kitose kambariuose. Kiekvieną kartą išgirdęs balsus, jis taip pat skuosdavo prie artimiausių durų ir spausdavo savo kūną prie jų. Praktiškai kiekvienas pokalbis, ypač pradžioje, vienaip ar kitaip būdavo apie jį, net jeigu tik užuominomis. 2 dienas per kiekvieną valgymą buvo aptarinėjama, ką daryti toliau. O ir tarp valgymų diskusijos nesibaigdavo. Visada bent 2 šeimos nariai būdavo namuose, nes niekas nenorėjo likti vienas, o visiškai ištuštinti buto buvo taip pat neįmanoma. Jau pirmą dieną tarnaitė puolė ant kelių ir maldavo Gregoro motinos ją kuo greičiau atleisti. Nebuvo aišku, kiek iš tikrųjų suprato, kas nutiko, bet ji išėjo per 15 minučių. Su ašaromis dėkodama už atleidimą, tarsi tai būtų didžiausia jai padaryta paslauga. Ji net garsiai prisiekė, kad niekam neprasitars nė žodžio apie tai, kas čia įvyko, nors niekas to iš jos net neprašė. Dabar Gregoro sesuo taip pat turėjo padėti motinai su maisto gamyba, nors tai nebuvo labai sudėtinga, nes niekas daug nevalgė. Gregoras dažnai girdėdavo, kaip vienas šeimos narys ragindavo kitas suvalgyti bent ką nors, o atsakymas būdavo tik ne, ačiū, man jau gana, arba kažkas panašaus. Nieko nestebino, kad šeimoje beveik niekas nebegėrė. Kartais sesuo paklausdavo tėvo, ar jis norėtų alaus, tikėdamasi pati galėsianti nueiti jo parnešti. Kai tėvas neatsakydavo, jį pridėdavo, kad gali pasiųsti tarnaitę, kad šis nepagalvotų, jog ji tiesiog nori ištrūkti iš namų. Bet tada viską užbaigdavo garsus, trumpas ir kategoriškas tėvo ne, po kurio daugiau niekas nebekalbėdavo. Dar nepraėjus pirmajai dienai, Gregoro tėvas paaiškino motinai ir seseriai, kokia yra jų finansinė padėtis ir kokios jų ateities perspektyvos. Kartais jis atsistodavo nuo stalo, išimdavo kokį nors kvitą ar dokumentą iš mažos pinigų dėžutės, kurią buvo pasilikęs iš savo verslo žlugusio prieš 5 metus. Gregoras girdėjo, kaip jis atrakina sudėtingą užraktą ir vėl jį uždaro, kai pasiema reikiamą dokumentą. Tai, kai jis tada išgirdo, buvo pirmas geros naujienos nuo to laiko, kai buvo įkalintas savo kambaryje. Jis visada manė, kad iš tėvo verslo nebuvo nieko likę, bent jau tėvas jam niekada nebuvo sakęs kitaip, o Gregoras ir neklausinėjo. Jų finansinė katastrofa buvo palikusi šeimą visiškoje nevilties būsenoje, ir Gregoro vienintelis rūpestis tuo metu buvo viską sutvarkyti taip, kad jie kuo greičiau galėtų visą tai pamiršti. Tad jis ėmė dirbti kaip niekad uoliai, su tokiu įkarščiu, kuris beveik per naktį iš paprasto pardavėjo jį pavertė keliaujančiu atstovu, suteikdamas jam galimybę užsidirbti visiškai kitokiais būdais. Savo sėkmę darbe jis tiesiog pavertė grinaisiais, kuriuos namuose dėdavo ant stalo prieš nustebus ir džiaugsmingą šeimą. Tai buvo geri laikai, ir jie daugiau niekada taip ir nepasikartojo. Net ir vėliau, kai Gregoras uždirbdavo tiek, kad galėdavo išlaikyti visą šeimą, o ir ją išlaikė, jau nebebuvo to paties pakylėto džiaugsmo. Šeima tiesiog prie to priprato. Jie priimdavo pinigus su padėka, o jis džiaugiasi juos duodamas. Tačiau šilti jausmai pamažu išblėso. Dabar Gregoras buvo artimas tik su savo seserimi. Skirtingai nei jis, ji labai mėgo muziką ir buvo gabi smuikininkė, o Gregoras slapta planavo kitais metais įsiųsti ją į konservatoriją, nors tam būtų reikėję didelių išlaidų, kurias kažkaip reikėtų padengti. Kai Gregoras trumpam sugrįždavo į miestą, jų pokalbiai dažnai pasisukdavo link konservatorijos. Tačiau visada tai būdavo tik kaip graži, neįgyvendinama svajonė. Tėvai nemėgo šių nekaltų pokalbių, bet Gregoras apie tai galvojo rimtai ir buvo nusprendęs padaryti didelį pareiškimą per Kalėdas. Tai buvo tokios visiškai beprasmės mintis, kurios dabar sukosi jo galvoje, kai jis stovėjo prispaudęs kūną prie durų ir klausėsi. Kartais jis tiesiog pavargdavo ir galva nusvirdavo prie durų, o tada staiga pašokdavo, nes net menkiausias garsas pasiekdavo gretimą kambarį ir pokalbis akimirksniu nutildavo. Ką jis dabar ten daro? Po kurio laiko pasakydavo tėvas, aiškiai priėjęs prie durų. Ir tik tada nutrauktas pokalbis vėl lėtai tęsdavosi. Aiškindamas tėvas dažnai kartodavosi. Iš dalies todėl, kad pats jau seniai nebuvau siemęs tokiais reikalais. Iš dalies todėl, kad Gregoro motina iš pirmo karto ne viską suprasdavo. Iš tų pakartotinių aiškinimų Gregoras su malonumu sužinojo,
kad nepaisant visų jų nesėkmių, vis dar buvo išlikę šiek tiek pinigų iš senų laikų. Tai nebuvo didelė suma, bet ji buvo neliečiama ir per tą laiką netgi buvo sukauptos palūkanos. Be to, šeima neišleisdavo visų pinigų, kuriuos Gregoras kas mėnesį parneždavo namo, laikydamas savo tik menką dalį. Tad ir tie pinigai buvo pamažu susikaupę. Už durų Gregoras su entuziazmu linktelėjo. Jam buvo netikėta ir malonu sužinoti apie tokį taupumą ir atsargumą. Na, jis iš tikrųjų galėjo panaudoti tuos pinigus, kad sumažintų tėvo skolą viršininkui. Ir diena, kada jis būtų galėjęs išsilaisvinti iš šio darbo, būtų priartėjusi daug greičiau. Tačiau dabar viskas matyt buvo padaryta kur kas geriau. Tačiau šių pinigų tikrai nepakako, kad šeima galėtų gyventi vien iš palūkanų. Jų būtų užtekę metams ar 2, nedaugiau. Kitaip tariant, tai buvo pinigai, kurių geriau neliesti ir taupyti kritiniams atvejams, o pragyvenimui reikėjo užsidirbti. Jo tėvas buvo sveikas, bet senas ir stokojantis pasitikėjimo savimi. Per 5 metus, kai jis nedirbo, pirmą kartą gyvenime, kuris buvo pilnas įtampos ir nesėkmių, jis gerokai priaugo svorio ir tapo lėtas bei nerangus. Ar dabar Gregoro pagyvenusi motina turės eiti dirbti? Ji kentėjo nuo astmos ir jai buvo sunku net tiesiog judėti po namus. Kas antrą dieną jį praleisdavo ant sofos prie atviro lango, kovodama dėl kvėpavimo. Ar sesuo turės užsidirbti pinigų? Ji dar tebuvo 17. Jos gyvenimas iki šiol buvo pavydėtinas. Gražūs drabužiai, ilgas miegas rytais, pagalba namų ruošoje, kelios nedidelės pramogos ir svarbiausias smuikas. Vos tik prasidėdavo kalbos apie būtinybę uždirbti, Gregoras visada paleisdavo duris iš rankų ir nerdavo ant vėsios odinės sofos. Jis taip stipriai parausdavo iš gėdos ir apgailestavimo, kad kūną užliedavo karštis. Jis dažnai praleisdavo ten visą naktį, nemiegodamas nė minutės, valandas krapštydamas odą nagais. Arba sukeldavo savo milžinišką pastangą, pastumdavo kėdę prie lango, užsiropšdavo ant palangės ir atsirėmęs į kėdę žiūrėdavo į lauką. Anksčiau tai suteikdavo jam laisvės pojūtį, bet dabar tai buvo labiau prisiminta nei patiriama emocija. Tai, ką jis iš tikrųjų matė, kasdien tapo vis blankiau, netgi artimi dalykai darėsi neryškus. Jis anksčiau keikdavo tą ligoninę kitoje gatvės pusėje, kuri buvo visada prieš akis, bet dabar jos nebegalėjo matyti išvis. Jei nebūtų žinojęs, kad gyvena Charlottenstrasse, ramioje gatvėje pačiame miesto centre, galėjo pagalvoti, kad pro langą žvelgia į dykynę, kur pilkas dangus ir pilka žemė susilieja į vieną nedalomą masę. Jo pastabi sesuo vos 2 kartus pastebėjo, kad jis stumia kėdę prie lango ir nuo tada, po kiekvieno tvarkymosi, pastatydavo ją ten tiksliai į vietą. Ji netgi palikdavo vidinį lango stiklą pravertą. Jeigu tik Gregoras būtų galėjęs kalbėti su serimi ir padėkoti už viską, ką ji dėl jo darė, jam būtų buvę lengviau visą tai pakelti. Tačiau negalėdamas to padaryti, jis jautė tik skausmą. Sesuo, savaime suprantama, stengiasi apsimesti, kad jai tai nėra našta, o kuo ilgiau viskas tęsiasi, tuo geriau jai sekėsi tai vaidinti. Bet laikui bėgant, Gregoras taip pat vis aiškiau suprato, kas iš tikrųjų dedasi. Dabar jam net ėmėsi darytis nemalonu, kai jį eidavo į kambarį. Vos tik atsidarydavo duris, jį jas greitai uždarydavo už savęs, kad niekas nematytų, kad yra viduje. Paskui tiesiu taikymu nueidavo prie lango ir tarsi dūstantis skubiai jį atverdavo. Net jei būdavo šalta, ji likdavo stovėti prie atviro lango, giliai kvėpuodama. Tai buvo 2 kartus per dieną pasikartojantis siaubas Gregorui. Triukšmas ir skubėjimas versdavo jį virpėti po sofą, nors jis ir puikiai suprato, kad sesuo tikriausiai norėtų jo negąsdinti. Bet būti tame pačiame kambaryje uždarius langus, ji tiesiog negalėjo. Vieną dieną, maždaug po mėnesio nuo Gregoro pasikeitimo, kai sesuo jau neturėjo jokios ypatingos priežasties išsigąsti jo išvaizdos, jie atėjo į kambarį anksčiau nei įprastai ir rado jį vis dar sustingusi prie lango, pačioje baisiausioje pozoje. Kad ji neįėjo į vidų, Gregoro visai nenustebino, juk būtų buvę sunku iš karto atidaryti langą, kol jis vis dar ten stovi. Bet ji ne tik neįėjo, ji net neišdrįso priartėti, tiesiog apsisuko ir uždarė duris už savęs. Bet koks pašalinis stebėtojas būtų pagalvojęs, kad jis ją užpuolė ir mėgino įkąsti. Gregoras žinoma iškart palindo po sofą, bet sesuo grįžo tik apie vidurdienį. Ir atrodė dar labiau sunerimus nei įprastai. Tai privertė jį suprasti, kad ji vis dar negali pakęsti jo išvaizdos ir greičiausiai niekada negalės. Matyt, ji net turėjo kovoti su instinktyviu noru bėgti, vos tik pamatydavo nors menkiausią jo kūno dalį kyšančią iš po sofos. Kad bent to jai netektų patirti,
Gregoras sugalvojo uždengti save visiškai. Vieną dieną jis 4 valandas vilko paklodę per kambarį ant savo nugaros ir galiausiai ją taip išdėstė, kad dabar buvo visiškai paslėptas. Dabar net jei sesuo pasilenktų, ji jo nebematytų. Jei ji manytų, kad to nereikia, ji bet kada galėjo paklodę nuimti. Gregorui tai tikrai nebuvo malonu visiškai atsiriboti nuo pasaulio, bet ji paklodės nejudino. Vieną kartą Gregorui netgi pasirodė, kad jis pastebėjo kažką panašaus į dėkingumą jos veide, kai iš po paklodės atsargiai stebėjo, kaip ji reaguos į šią naują tvarką. Pirmasias 14 dienų Gregoro tėvai nesiryžo užeiti į jo kambarį. Jis dažnai girdėdavo, kaip jie giria visą naują darbą, kurį dabar darė sesuo, nors anksčiau ją laikė visai nenaudinga ir dažnai ją piktindavosi. Dabar jie abu, tėvas ir motina, dažnai laukdavo už Gregoro kambario durų, kol sesuo įtvarkydavo, o jai išėjus būtinai išklausinėdavo visko. Kaip atrodo kambarys, ką jis šiandien valgė, kaip jis elgėsi, ar bent kokiu nors pagerėjimų ženklų gal matyti. Motina norėjo aplankyti Gregorą kuo greičiau, bet iš pradžių tėvas ir sesuo ją įkalbinėjo to nedaryti. Gregoras įdėmiai klausėsi šių pokalbių ir visiškai pritarė tokiam sprendimui. Tačiau vėliau, kai motina jau nebegalėjo susilaikyti ir ją teko tiesiog sulaikyti per prievartą, ji ėmė garsiai šaukti: "Leiskite man pamatyti Gregorą, jis mano vargšas sūnus. Jau nesuprantate, kad privalau jį pamatyti." Tada Gregoras susimastydavo, kad galbūt iš tiesų būtų geriau, jei motina jį aplankytų. Ne kasdien, žinoma, bet bent kartą per savaitę. Juk jis suprastų daugiau nei sesuo, kuri nors ir buvo drąsi, bet vis dar buvo tik vaikas. Gregoras svarstė, ar jis iš viso gali tinkamai suvokti šį sunkų darbą, kurį dabar prisėmė. Gregorui netrukus išsipildė jo troškimas pamatyti motiną. Iš pagarbos tėvams jis vengė dienomis rodytis prie lango, tačiau vos keli kvadratiniai metrai grindų jam nesuteikė daug erdvės judėjimui. Buvo sunku tiesiog ramiai gulėti per visą naktį. Maistas nebekėlė jokio malonumo, todėl kad bent kaip nors prablaškytų save, Gregoras įprato ropoti sienomis ir lubomis. Ypač jam patiko kabėti ant lubų. Tai buvo visai kas kita nei gulėti ant grindų. Kvėpuoti buvo lengviau, kūnas lengvai siūbavo ir tokiais momentais atsipalaidavęs ir beveik laimingas, jis kartais net pats save nustebindavo, kai netyčia paleisdavo lubas ir su trenksmu krisdavo ant grindų. Bet dabar jis jau daug geriau valdė savo kūną nei anksčiau. Todėl net ir tokiam kritimui nebebuvo jokio pavojaus. Neilgai trukus sesuo pastebėjo Gregoro naują užsiėmimą, juk jis visur palikdavo pėdsakus nuo lipnių savo kojų. Tuomet jis sumanė jam padėti. Nusprendė išnešti visus baldus, kurie jam trukdė judėti. Pirmiausia, didelę komodą ir rašomąjį stalą. Bet to viena padaryti negalėjo. Prašyti tėvo pagalbos nedrįso, o 16-metė tarnaitė, kuri po virėjos išėmimo dar drąsiai laikėsi, tikrai nebūtų sutikusi padėti. Ji net buvo paprašysi, kad jai būtų leista nuolat laikyti virtuvės duris užrakintas ir jų neatidaryti, nebent buvo absoliučiai būtina. Tad sesuo neturėjo kitos išeities. Ji palaukė, kol tėvas išeis iš namų ir paprašė motinos padėti. Priartėjus prie kambario, Gregoro motina kalbėjo su džiaugsmu balse, bet priejusi prie durų nutilo. Pirmiausia, kaip visada, įėjo sesuo, apžiūrėti, ar kambaryje viskas gerai, ir tik tada įsivedė motiną vidun. Gregoras pamatęs, kas vyksta, skubiai nuleido paklodę žemyn, suformavo daugiau raukšlių, kad viskas atrodytų taip, tarsi ji būtų tiesiog atsitiktinai numesta. Šį kartą jis net nesidairė iš po jos, atsisakė progos pamatyti motiną dabar, nes buvo tiesiog laimingas, kad jie atėjo. "Galite eiti, jo nesimatys", pasakė sesuo, akivaizdžiai vesdama motiną už rankos. Senosios komodos dvi silpnos moteris pajudinti negalėjo, bet Gregoras klausėsi, kaip jos vis dėlto stumia ją iš vietos. Sesuo ėmėsi sunkiausios dalies, nekreipdama dėmesio į motinos pastangas, kad ji gali persitempti. Darbas truko ilgai. Po kokių 15 minučių motina jau nuvargusi pasakė, kad galbūt geriau būtų baldų nejudinti. Pirma, ji buvo per sunki, kad spėtų ją išnešti iki grįžtant tėvui, o jei paliktų vidury kambario, tik dar labiau trukdytų. Antra, ar tikrai baldų pašalinimas buvo naudingas Gregorui? Motina manė priešingai, plikos kambario sienos jai skaudino širdį. "Kodėl Gregoras turėtų jaustis kitaip?" pridūrė ji. "Juk jis priprato prie šių baldų. Būti tuščiame kambaryje jam būtų tarsi visiško atstumimo ženklas." Tada beveik šnabždėdama, lyg nenorėdama, kad Gregoras, kurio vietos kambaryje ji nežinojo, kad jis išgirstų bent jos balsos intonaciją, pridūrė: "Jei išnešime baldus, ar tai netrodys kaip visiško pasidavimo ženklas? Lyg mes jau nebetikėtume, kad jis pasveiks ir tiesiog paliekame jį vieną su savo lemtimi."
Tada jau visai tyliai, vos girdimai. Manau, kad geriausia viską palikti taip, kaip buvo. Kad jei Gregoras kada nors sugrįž pas mus, rastų viską nepasikeitus. Tai bus lengviau pamiršti viską, kas nutiko. Išgirdęs šios motinos žodžius, Gregoras suprato, kad 2 mėnesių izoliacija be jokio tiesioginio bendravimo su žmonėmis ir monotoniškas šeimos gyvenimas jį visiškai išmušė iš vėžių. Kitaip jis negalėjo paaiškinti savo, kodėl taip rimtai norėjo, kad jo kambarys būtų visiškai ištuštintas. Ar jis tikrai troško paversti savo kambarį tamsia urvo skyle, atsisakydamas jaukių baldų, kuriuos paveldėjo. Taip, jis galėtų nevaržomai ropoti bet kuria kryptimi, bet tuo pačiu metu greičiau užmirštų savo praeitį, kai dar buvo žmogus. Jis jau buvo arti to taško, kai galėjo viską pamiršti. Ir tik motinos balsas, kurio taip ilgai nebuvo girdėjęs, sukrėtė jį ir pažadino iš šios būsimos nebūties. Nieko negalima išnešti, viskas turi likti savo vietoje, jis negali atsisakyti geros įtakos, kurią baldai darė jo būsenai. O jei jam trukdė beprasmiai ropoti, tai nebuvo praradimas, o didelis privalumas. Deja, jos sesuo taip nemanė. Ji jau buvo pripratusi prie minties, kad būtent ji yra Gregoro atstovė tėvams visais su juo susijusiais klausimais. Todėl dabar vien motinos abejonės jai tapo pakankama priežastimi ne tik išnešti komodą ir stalą, kaip buvo sugalvojus iš pradžių, bet ir pašalinti visus baldus, išskyrus būtiniausią sofą. Tačiau tai nebuvo tik vaikiškas susispyrimas ar staiga įgytas pasitikėjimas savimi. Ji tikrai pastebėjo, kad Gregorui reikia daugiau vietos ropinėjimui. O baldai, kiek kas galėjo matyti, jam visai nebebuvo reikalingi. Vis dėlto merginos tokiame amžiuje mėgsta įsijausti į kokią nors idėją ir įsivaizduoti, kad jos turi gyvendinti savo valią bet kokią kainą. Galbūt būtent tai pastumėjo Gretę perteikti Gregoro situaciją dar dramatiškiau, nei ji buvo iš tikrųjų, kad galėtų padaryti jam dar daugiau gero. Tikriausiai tik ji viena būtų išdrįsusi įeiti į kambarį, kuriame ant plikų sienų ropinėja Gregoras. Ji nesileido perkalbama net ir tada, kai motina ėmė dvejoti. Gregoro motina ir taip jautėsi nejaukiai jo kambaryje, todėl netrukus nutilo ir tyliai padėjo dukrai įstumti komodą, kiek tik turėjo jėgų. Gregoras galėjo apsieiti be šios komodos, jei tik reikėjo, bet rašomasis stalas turėjo likti. Vos tik abi moteris sunkiai atsidusdamos įstūmė komodą iš kambario, Gregoras iškišo galvą iš po sofos ir stebėjo, ką galėtų padaryti. Jis ketino elgtis kuo atsargiau ir apdairiau, bet dėja pirmoji į kambarį grįžo jo motina, kai tuo tarpu Gretė gretimame kambaryje viena bandė pastumti komodą, apsikabinusi ją iš šonų ir kratydama, bet žinoma ne per centimetrą jos nepajudindama. Motina nebuvo pripratusi matyti Gregoro ir šis vaizdas galėjo ją sukrėsti, todėl skubiai atsitraukė į kitą sofos galą. Tačiau iš netikėtumo jam nepavyko išvengti, kad paklodė priekyje šiek tiek nejudėtų. To užteko, kad pritrauktų motinos dėmesį. Jis sustingo, trumpai stovėjo vietoje, tada apsisuko ir išėjo atgal pas Gretę. Gregoras vis bandė save įtikinti, kad čia nieko neįprasto nevyksta. Juk tai tik keli baldai, kuriuos perkelinėja. Bet netrukus turėjo pripažinti, kad moterų lakstymas pirmyn ir atgal, jų šnibždesiai, baldų tempimo garsai jam sukelia tokį jausmą, tarsi jį pultų iš visų pusių. Prispaudęs galvą ir kojas prie savęs ir prisispaudęs prie grindų, jis turėjo pripažinti savo, kad nebegali ilgiau to ištverti. Jos iškraustė jo kambarį, atėmė viską, kas jam buvo brangu. Jos jau buvo išnešusios dėžę su jo pjūkleliu ir kitais įrankiais. Dabar ruošėsi išnešti rašomąjį stalą, kurio vieta buvo taip aiškiai įsidėvėjusi grindyse. Prie šio stalo jis darė savo užduotis kaip prekybos praktikantas. Mokėsi gimnazijoje, net pradinėje mokykloje. Jis tikrai nebegalėjo ilgiau laukti, kad įsitikintų, ar moterų ketinimai buvo geri. Be to, jis beveik buvo pamiršęs, kad jos apskritai čia buvo, nes jos buvo per daug pavargusios ką nors kalbėti ir girdėjosi tik jų sunkų žingsnį ant grindų. Kai moteris buvo atsirėmusios į stalą kitame kambaryje ir atgavinėjo kvapą, Gregoras išlindo, 4 kartus pakeitė kryptį, nežinodamas, ką pirmiausia gelbėti, kol jo dėmesį staiga patraukė paveikslas ant sienos. Sienos, kuri jau buvo visiškai nuoga. Moters su prabangiu kailiniu apdaru. Jis skubiai užsiropštė ant paveikslo ir prispaudė jį prie stiklo. Šis jį tvirtai laikė ir maloniai vėsino jo įkaitusi pilvą. Bent jau šis paveikslas, dabar visiškai Gregoro uždengtas, tikrai nebus išneštas. Jis pasuko galvą į svetainės duris, kad galėtų stebėti, kai moteris sugrįž. Jos ilsėjosi neilgai ir greitai grįžo. Gretė laikė motiną apsikabinusi, beveik nešė ją. Na, ką dabar nešime? Paklausė ji ir apsidairė. Jos akys susitiko su Gregoro žvilgsniu ant sienos. Galbūt tik dėl to, kad šalia buvo motina, ji išliko rami, palinko prie jos, kad ši neatsisuktų,
ir tarė, nors ir paskubimis, bet virpančių balsu. Eime atgal į svetainę, pabūkime ten truputį. Gregoras suprato, ką Gretė suplanavo. Ji norėjo nuvesti motiną į saugią vietą ir tada jį išvaryti iš sienos. Nu, tegul pabando. Jis sėdėjo tvirtai įsikibęs į paveikslą. Verčiau jau būtų šokęs tiesiai Gretė į veidą. Bet jos žodžiai privertė motiną sunerimti. Įžengė žingsnį į šalį, pastebėjo didžiulį rudą šešėlį tarp gėlėto tapeto rašto ir dar nespėjusi suvokti, kad tai Gregoras sušuko. Dieve mano, dieve mano! Ištiesusi rankas, ji nugriuvo ant sofos, tarsi būtų visiškai pasidavusi ir liko ten nejudėdama. Gregori! Sušuko jo sesuo, įsiutusi jį spoksojo ir grumojo kumščiu. Tai buvo pirmas kartas, kai jį kreipėsi į jį tiesiogiai nuo pat jo pasikeitimo. Ji nubėgo į kitą kambarį ieškoti kažkokių kvapiųjų druskų motinai atgaivinti. Gregoras norėjo padėti. Paveikslą jis galėjo išsaugoti vėliau, bet dabar prilipęs prie stiklo turėjo išsiveržti jėga. Tada jis taip pat nulėkė į kitą kambarį, tarsi galėtų patarti sesiai kaip senais laikais. Bet jam teko tik stovėti šalia nieko nedarant. Ji naršė tarp buteliukų, jis ją išgazdino, kai šie atsigrėžė. Buteliukas išsprūdo iš rankų ir sudužo. Šukė įsirėžė Gregorui į veidą. Kažkoks ėdantis skystis aptaškė jį. Nevilkindama laiko Gretė pakbrėja visus buteliukus, kuriuos galėjo panešti, ir nuskodė pas motiną. Ji užtrenkė duris koja. Taigi dabar Gregoras buvo atskirtas nuo motinos, kuri dėl jo kaltės galėjo būti arti mirties. Jis negalėjo atidaryti durų, nes nenorėjo išgąsdinti sesers, o ji turėjo likti su motina. Nebuvo nieko kito, tik laukti. Sloginamas nerimo ir kaltės jausmo, jis pradėjo neramiai slankioti po kambarį. Ropojo per viską - sienas, baldus, lubas, kol galiausiai apsvaigęs nuo sumaišties, kai visas kambarys ėmė suktis aplink jį, krito tiesiai į valgomojo stalą. Jis kurį laiką gulėjo ten, sustingęs ir nejudėdamas. Aplinkui vyravo tyla. Galbūt tai buvo geras ženklas. Tada kažkas pabeldė į duris. Žinoma, tarnaitė buvo užsirakinusi virtuvėje, todėl Gretė turėjo eiti atidaryti. Grįžo jo tėvas. Kas čia nutiko? Buvo pirmieji jo žodžiai. Matyt, pakako vien Gretės išvaizdos, kad jis viską suprastų. Ji tyliai prispaudusi veidą prie jo krūtinės atsakė. Motina nualpo, bet dabar jau geriau. Gregoras išėjo iš kambario. Kaip ir tikėjaus, tarė tėvas. Kaip visada sakiau, bet jūs moteris niekada neklausėt, ar ne? Gregoras aiškiai suprato, kad sesuo nepasakė visko ir kad tėvas įsivaizdavo, jog įvyko kažkas siaubinga, kad jis buvo atsakingas už smurto aktą. Tai reiškia, kad Gregoras dabar turėjo pabandyti jį nuraminti, nes tėvas neturėjo laiko viską aiškintis, net jei ir būtų tai įmanoma. Taigi jis pasitraukė prie savo kambario durų ir stipriai prisispaudė prie jų, kad tėvas vos įžengęs iš koridoriaus galėtų iš karto matyti, jog Gregoras turi geriausių ketinimų ir tuoj pat grįš į savo kambarį be jokio pasipriešinimo, kad jo nereikės varyti jėga, tai reikėjo atidaryti duris ir jis pranyks viduje. Jo tėvas, aišku, nebuvo nusiteikęs pastebėti subtilybių. Oha, sušuko įžengdamas į kambarį, skambėdamas taip, lyg vienu metu būtų ir įsiutęs ir patenkintas. Gregoras atitraukė galvą nuo durų ir pakėlė ją į tėvą. Jis tikrai nesitikėjo išvysti savo senąjį tėvą štai tokį. Pastaruoju metu, vis ropodamas aplink, jis buvo praradęs ryšį su tuo, kas vyko bute, bet net jei būtų daugiau domėjęsis, ar būtų galėjęs įsivaizduoti tokį virsmą. Ar čia tas pats pavargęs vyras, kuris anksčiau visą laiką praleisdavo palaidotas lovoje, kai Gregoras grįždavo iš savo komandiruočių, kuris pasitikdavo jį sėdėdamas fotelyje su chalatu, vos pajėgdamas atsistoti, bet iš džiaugsmo tik pakeldamas rankas, kuris sekmadieniais ar švenčių dienomis, jei kada ryždavosi pasivaikščiojimui, vilkdavosi tarp Gregoro ir motinos lyg šiek tiek išpūstas bulvinis maišas, vis atsilikdamas net ir nuo jų sulėtinto tempo, kuris statydamas lazdą ant grindų prieš prakalbą visuomet stabdelsdavo ir atrodo rinkdavo mintis visiems laikams. O dabar jis stovėjo visiškai tiesus, apsirengęs dailiu mėlynu uniforminiu paltu su auksinėmis sagomis, tokius vilkėdavo bankų tarnautojai. Aukšta, standi palto apykaklė pabrėžė jo stiprią dvigubą pasmakrę. Po vešliais antakiais žvelgia budrios tamsios akys. Jo įprastai nesuvaldomi balti plaukai buvo taip prigludę prie galvos, kad atrodė lyg priklijuoti. Jis nusiėmė kepurę su aukso monograma, turbūt kokio nors banko simboliu, ir meistriškai šviestelėjo ją per visą kambarį tiesiai ant sofos. Rankas įkišo į kelnių kišenes, atidengdamas uniformos skverną, ir su lediniu ryžtu žengė ligi Gregoro. Jis veikiausiai pats nežinojo, ką ketina daryti, bet vis tiek kėlė kojas neįprastai aukštai,
lyg demonstruotų batų padų dydį. Gregoras buvo sukrėstas šių milžiniškų batų padų, bet laiko svarstymams neturėjo, jau nuo pirmosios savo naujojo gyvenimo dienos jis žinojo, kad tėvas jį laiko būtybė, kuriai būtinas griežčiausias režimas. Todėl jis skuodė nuo tėvo, sustodavo, kai tėvas sustodavo, ir vėl pajudėdavo, kai šis žengtelėdavo bent truputį. Taip jie apibėgo kambarį kelis kartus. Nieko esmingo nenutiko. Iš šalies net netrodė, kad tai būtų gaudynės. Viskas vyko pernelyg lėtai. Gregoras visą laiką laikėsi prie žemės, nes bijojo, kad jei užšoktų ant sienos ar lubų, tėvas tai palaikytų neleistinų iššūkių. Kad ir ką jis darytų, jam teko pripažinti, šitaip ilgai lakstytis tikrai nepajėgs. Už kiekvieną tėvo žingsnį jam reikėjo atlikti daugybę miklių judesių. Jis pradėjo dusti, plaučiai, kurie dar anksčiau nebuvo patys patikimiausi, dabar visiškai netliko savo darbo. Jo galva sukosi, akis vis užsimerdavo nuo išsekimo, o mintis traukėsi į lėtą miglotą srautą, kurį nutraukė tik vis dar užsispyręs noras bėgti. Jis beveik pamiršo, kad galėtų pabėgti sienomis, bet baldai trukdė ir slėpė bet kokį galimą kelią aukštyn. Ir tada netikėtai, it lengvai skviestas ginklas, kažkas nukrito šalia ir nusirito priešais jį. Tai buvo obuolys. To jau pat iš paskos skrido dar vienas. Gregoras sustingo iš siaubo. Nebeliko prasmės bėgti. Tėvas pasirinko bombardavimą. Jis prisipildė kišenės vaisiais iš dubens ant bufeto ir net nesirūpindamas taikliu metimu pradėjo svaidyti vieną po kito. Maži raudoni obuoliai riedėjo grindimis atsitrenkdami vienas į kitą, tarsi būtų pritaisyti prie nematomų motoriukų. Vienas mestas atmestinai tik atsitrenkė į Gregoro nugarą ir nuslydo be jokios žalos, bet kitas, lyg parinktas su velnišku tikslumu, smigo tiesiai į kūną ir įstrigo. Gregoras bandė pasitraukti, kaip nors pakeisti padėtį, kad netikėtas neįtikėtinas skausmas bent kiek sumažėtų. Bet jis jautėsi lyg prikalta lenta, negalėjo pajudėti, negalėjo net normaliai suvokti situacijos. Paskutinis vaizdas, kurį pamatė, buvo durys, plačiai atsidarančios. Jos sesuo šaukė, motina bėgo pirma jos, dar tik su palaidine, nes po nualpimo Gretė buvo atsegus jos drabužius, kad ji galėtų lengviau kvėpuoti. Ji puolė prie tėvo, jos sijonai išslydo ir krito vienas po kito ant grindų. Ji už jų klupo, bet vis tiek stumėsi pirmyn, glaudėsi prie tėvo. Rankomis suėmė jo galvą, visiškai susiliedama su juo, maldaudama pasigailėti Gregoro gyvybės. Trečias skyrius. Niekas nedrįso ištraukti obuolio įsmigusio į Gregoro kūną. Tad jis liko ten kaip nuolatinis priminimas apie sužeidimą. Jis kentėjo daug daugiau nei mėnesį. Ir ši būklė buvo pakankamai rimta, kad net tėvas galiausiai suprastų, kad ir kokia liūdna ir atstumianti Gregoro išvaizda būtų, jis vis dar yra šeimos narys. O tai reiškia, kad net ir pačią didžiausią pasibjaurėjimą reikėjo nuryti ir priimti vienintelę galimą strategiją – kantrybę. Tik kantrybę. Dėl savo sužalojimų Gregoras prarado didžiąją dalį judrumo, ko gero negrįžtamai. Dabar jis buvo lyg koks senas ligonis, kuriam peropoti per kambarį užtrukdavo ilgas beviltiškas minutes. Ropoti per lubas nebuvo nė kalbos. Tačiau šią netektį, bent jau savo akimis, jis laikė visiškai kompensuotą vien dėl to, kad vakarais likdavo atviras svetainės durų plyšys. Dabar jis išsiugdė įprotį dar porą valandų iki to stebėti duris ir laukti tos akimirkos, kai jos bus pravertos. Tuomet, gulėdamas savo kambario tamsoje, nematomas svetainėje sėdintiems šeimos nariams, jis galėdavo stebėti jos valgomojo šviesoje ir klausytis jų pokalbių. Šįkart jau su visų tyliai suteiktų pritarimu, kad visai tik kitaip nei anksčiau. Žinoma, tos gyvybingos diskusijos, kurias Gregoras prisimindavo ilgesingai, kai vėlai vakare krisdavo į drėgną viešbučio lovą, jau buvo praeitis. Dabar visi tylėdavo. Netrukus po vakarienės tėvas užmigdavo savo kėdėje, motina ir sesuo įspėdavo viena kitą kalbėti tyliau, motina palinkusi po lempą siūdavo prabangius apatinius madingai parduotuviai, o sesuo, dabar įsidarbinusi pardavėja, vakarais mokėsi stenografijos ir prancūzų kalbos, tikėdamasi ateityje gauti geresnį darbą. Kartais tėvas prabusdavo ir sakydavo motinai, ir vėl tiek daug savi. Lik nebūtų žinojęs, kad ką tik buvo pramiegojęs visą jų pokalbį. O tada vėl nugrimzdavo į snaudulį, kol motina ir sesuo apsikeisdavo nuvargosiomis šypsenomis. Gregoro tėvas kažkokiu užsispyrėlišku principu net namie nenusivildavo savo uniformos. Jo naktiniai marškiniai kabėjo ant vinies neliesti, o pats jis užmigdavo savo kėdėje, pilnai apsirengęs. Lyg ir čia bet kurią akimirką galėtų pasigirsti viršininko balsas. Uniforma jau nebuvo nauja, bet nuo tokio nešiojimo tapo dar labiau apširusi.
nepaisant visų motinos ir sesers pastangų ją prižiūrėti. Gregoras dažnai praleisdavo visą vakarą stebėdamas tuos nusitrynusius dėmėtus audinius, kuriais tėvas būdavo apsiviniojęs kaip kažkoks pasenusio imperatoriaus šešėlis. Ir tik mygtukai, tie auksiniai, nuolat išblizginami ir švytintis, vis dar laikėsi, tarsi tėvo senyvas kūnas būtų tapęs paprasta jų nešiojimo priemonė. Kai tik laikrodis muždavo 10, motina švelniai pažadindavo tėvą ir bandydavo įkalbėti jį nueiti į lovą. Jis negalėjo tinkamai išsimiegoti kėdėje, o jei norėjo ryte keltis 6 valandą, privalėjo eiti miegoti anksčiau. Bet įsidarbinęs jis tapo dar labiau įsispyręs ir visados reikalaudavo pasilikti ilgiau prie stalo. Net jei ir nuolat užmigdavo ir būdavo nepaprastai sunku jį vėliau priversti eiti į lovą. Tuomet, kad ir kaip motina ir sesuo maldaudavo, peikdavo ar perspėdavo, jis tik lėtai kratydavo galvą užmerktomis akimis ir atsisakydavo keltis. Motina švelniai timdeldavo jį iš rankovės, uždėdavo į ausį meilius žodžius, sesuo palikdavo savo darbus ir prisijungdavo. Visa tai buvo beprasmiška. Jis vis giliau smegdavo į kėdę. Tik kai abi moteris kartu imdavo jį už pažastų ir pakeldavo, jis staiga praplėždavo akis, permesdavo žvilgsnį iš vienos į kitą ir galiausiai atsidusdavo. Na ir gyvenimas. Štai kokia ramybė man skirta senatvėje. Ir įsivaizduodamas, kad nešioja nesivaizduojamą naštą, leisdavo joms jį palydėti iki durų. Tada griežtai mosteldavo ranka, kad jos grįžtų atgal, o pats vienas vilkdavosi į savo kambarį. Motina numesdavo adatą, sesuo plunksną ir abi lyg užprogramuotas iškart puldavo iš paskos, kad ir toliau jam padėtų. Niekas šioje pavargusioje, pervargusioje šeimoje neturėjo laiko Gregorui skirti daugiau dėmesio, nei buvo absoliučiai būtina. Namų biudžetas dar labiau sumažėjo, tad tarnaitė buvo atleista. Jos vietą užėmė didžiulė, storų kaulų moteris, su baltu aplink galvą plazdančiu plauku, kuri ateidavo 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, kad atliktų sunkiausius darbus. Visa kita krito ant Gregoro motinos pečių, ir tai dar be viso to kalno siuvimo, kurį jį jau darė. Gregoras pasiklausydamas vakarinių pokalbių, nesužinojo, kokią kainą jie tikėjosi gauti už kelis parduotus šeimos papuošalus. Motina ir sesuo mėgo jos segėti renginiuose ir šventėse, bet dabar tai jau buvo tik dar viena praeities užgaida, išnykusi kartu su jų ankstesniu gyvenimu. Tačiau labiausiai jų pokalbiuose skambėjo neprarasti papuošalai, o tai, kad šis butas jiems buvo per didelis. Jie negalėjo persikelti niekur kitur, nes kaip tada pervežti Gregorą, o jis aiškiai suprato, kad tik dėl jo jie negalėjo išsikraustyti. Juk jį buvo galima perkelti bet kokiame tinkame narve su keliais oro tarpais. Tikroji priežastis, kodėl jie niekur nesikėlė, buvo jų visiškas palūžimas. Jiems atrodė, kad juos ištiko toks likimo smūgis, kokio niekas kitas, ne vienas pažįstamas ar giminaitis, niekada nebuvo patyręs. Jie darė viską, ko pasaulis tikėjosi iš vargšų. Gregoro tėvas nešiojo banko tarnautojams pusryčiams, motina aukojo save skalbdama svetimiems, sesuo lėkė per parduotuvę vykdydama klientų įnorius, bet jie neturėjo jėgų daugiau nei tam. Ir Gregoro žaizda nugaroje vėl ėmė skaudėti taip pat kaip tą pirmąją dieną. Kai tik jos parversdavo tėvą į lovą, motina ir sesuo nutraukdavo savo darbus, susispausdavo viena šalia kitos ir besiglaudžiančios skruostais tylėdavo. Motina parodydavo į Gregoro kambarį ir sakydavo: "Uždaryk duris, Grete." Kai jo kambarys vėl paskęsdavo tamsoje, jos arba tyliai verkdavo, arba tiesiog sėdėdavo prie stalo sausomis akimis žiūrėdamos į niekur. Gregorui beveik nebepavykdavo užmigti, nei dieną, nei naktį. Kartais jis galvodavo, kad tik duris vėl būtų atidarytos. Jis perims šeimos reikalus į savo rankas kaip anksčiau. Seniai buvo pamiršę savo viršininką, pameistrius, tą kvailą arbatnešį, tačiau jie vėl grįždavo jo mintis. Kartu su buvusiais draugais, parduotuvių kasininkais, kelionių bendradarbiais. Prie jų dar prisidėdavo visai neaiškus ir jau beveik užmiršti žmonės. Viešbučio tarnaitė, su kuria kažkada buvo susiklostę kažkas švelnaus, bet per lėto, kasininkai iš Skrybulių parduotuvės, kurią jis jau jautė kažką rimtesnio, bet niekada nesiryžo. Visą tai praplaukdavo jo sąmonėje, bet ne vienas jų nepriartėdavo tiek, kad galėtų padėti jam ar jo šeimai. Ir jis džiaugdavosi, kad visi šie vaizdiniai pagaliau išnykdavo. Tačiau būdavo ir kitaip. Jį apimdavo aklas įniršis dėl to, kad niekas jam neskirdavo jokio dėmesio. Ir nors neturėjo aiškaus supratimo, ko iš tiesų norėtų, jis sugalvodavo planų, kaip galėtų nusigauti į sandėlį
ir pasimti savo viską, kas jam priklauso. Net jei jis nebuvo alkanas. Bet jo sesuo apie jį jau seniai nebegalvojo. Rytais ir per pietus, eidama į darbą, ji tiesiog įstumdavo į kambarį kažkokį atsitiktinį maistą koją ir išeidavo. Vakare ji vėl išlodavo su šluota. Visai nesvarbu, ar jis buvo suvalgytas ar ne. Ji dar vis išvalydavo kambarį, bet tai darydavo kuo skubiau, palikdama nešvarumus ant sienų ir mažus dulkių kamuolius kambuose. Gregoras bandė jai parodyti, kad jam tai nepatinka. Specialiai nutrepsėdavo į bjauriausią vietą ir pasilikdavo ten, lyg priekaištaudamas. Bet ji nesirūpino. Ji aiškiai matė nešvarumus kaip ir jis, bet nusprendė, kad jam teks su jais susitaikyti. Ji taip pat tapo jautri ir irzli. Nauja jos savybė, kurią visa šeima suvokė ir priėmė be žodžių. Gregoro kambarys buvo jos atsakomybė ir vien jos. Vieną kartą jo motina, bandydama parodyti iniciatyvą, vis dėlto išvalė kambarį kruopščiau. Ji pripylė daugybę kibirų vandens, nors dėl to Gregoras vėliau gulėjo ant sofos pusiau prigėręs, sunkiai kvėpuodamas, visiškai nusilpęs. Bet pati motina buvo nubausta dar labiau. Vos tik sesuo sugrįžo namo, ji iškart pastebėjo pokytį ir įžeista iki širdies gelmių metėsi į svetainę, kur nepaisydama motinos maldavimo gestų, puolė į nekontroliuojamos raudos spazmus. Tėvas aišku pašoko iš savo kėdės. Abu tėvai žiūrėjo ją nustebę, sutrikę, tada išsigandę. Gregoro tėvas, stovėdamas vienoje motinos pusėje, ėmė ją kaltinti, kad ji kišasi į tai, kas priklauso seseriai. Sesuo, drebanti nuo ašarų, trankė kumščiais į stalą ir šaukė, kad motina niekada daugiau nekištų nagų į Gregoro kambarį. Motina bandė sugriebti tėvą už rankos ir nusivesti į miegamąjį, tačiau jis buvo nesuvaldomas. Gregoras, susispaudęs prie žemės, pyktelėjo ir sušnypštė. Argi bent vienam iš jų šovė į galvą uždaryti duris, kad jam nereikėtų to matyti. Bet nuovargis kaupėsi. Gregoro sesuo grįždavo iš darbo išsekusi, o dar turėjo jį prižiūrėti. Tad natūralu, kad motina kartais imdavosi jos pareigų. Gregoras negalėjo būti tiesiog paliktas, net jei dabar šeima turėjo naująją padėjėją, namų šeimininkę. Tai buvo sena našlė su tokiu tvirtu kūnu, kad atrodė, jog ji gali ištverti bet ką. Ir ji visai nesišlikštėjo Gregoru. Vieną dieną, vedina ne tiek smalsumo, kiek atsitiktinumo, jie atidarė Gregoro kambario duris ir pamatė jį akis į akį. Gregoras pasimetė, nors niekas jo nevaikė ir ėmė beprasmiškai blaškytis. Namų šeimininkė tiesiog stovėjo sugryžiavusi rankas ant pilvo ir stebėjo. Nuo tada į kas ryt ir kas vakar truputį praverdavo duris, vis pašnekėdamas su jo jai matyti draugišku tonu. Na, kaip laikais vabalėlė. Arba, pažiūrėkit, koks čia mūsų mešlavabalis gyvena. Gregoras nekreipė į tai dėmesio, sustingdavas likdavo gulėti, lyg duris nebūtų atsidariusios. Jei jau šeima jai leido kasdien drumsti jam ramybę, bent jau galėjo liepti normaliai sutvarkyti kambarį. Kartą, kai anksti ryte į langus plakė stiprus lietus, galbūt jau skelbdamas pavasario pradžią, ji vėl kreipėsi į Gregorą tuo pačiu įkyriu tonu. Gregoras taip įsižeidė, kad pagaliau pajudėjo jos link, vilkdamas savo silpną kūną kaip ją taką. Bet moteris nesudrebėjo, pakėlė kėdę nuo durų ir stovėjo išsižiojusi, aiškiai pasiryžusi nepaleisti jos, kol nebus visiškai tikra, kad prireikus galės trenkti jam į nugarą. Na tai ką, nebeartėjai, ką? Tarė, kai Gregoras sustojo, ir lyg niekur nieko pastatė kėdę atgal į kampą. Bet Gregoras vis tiek jau beveik nebevalgė. Jie atsitiktinai atsidurdavo prie padėto maisto, įsikasdavo kąsnelį, laikydavo burnoje kelias valandas ir galiausiai išspjaudavo. Iš pradžių manė, kad nevalgo dėl netvarkos savo kambaryje, bet greitai suprato, kad tai jam jau seniai neberūpi. Jo kambarys buvo virtęs šiukšlinu. Ne todėl, kad šeima jį būtų pavertusi sandėliu sąmoningai, bet dėl paprastos priežasties – bute trūko vietos. Jie buvo išnuomoję vieną iš kambarių 3 ponams, visiems be išimties barzdotėms. Gregoras pats tai išsiaiškino kartą stebėdamas per tarpelį durise. Šie ponai buvo nepakantus bet kokiam netvarkingumui, ne tik savo kambaryje, bet ir visame bute, ypač virtuvėje. Kadangi jie atsivežė savo baldus ir daiktus, daug kas tapo nereikalinga. Šeima negalėjo to parduoti, bet ir išmesti nesiryžo. Tad viskas suvertė į Gregoro kambarį. Čia pateko net šiukšliadėžės iš virtuvės. Namų šeimininkė, visuomet skubanti, tiesiog mesdavo nereikalingus daiktus Gregoro kambarin, akivaizdžiai ketindama vėliau jos atsiimti, arba kai atsiras proga išmesti lauk. Bet galiausiai viskas likdavo ten, kur nukrisdavo. Gregoras iš pradžių stumdydavo daiktus tik tam, kad turėtų vietos lankioti. Bet ilgainiui kažkokiu keistu būdu netgi pradėjo tuo mėgautis, nors po kiekvieno tokio pasivaikščiojimo jausdavo siaubingą nuovargį.
ir nejudėdavo valandų valandas. Naujieji ponai vakarieniaudavo svetainėje, toje pačioje, kur anksčiau su tėvais valgydavo Gregoras. Dėl to durys į svetainę vakarais likdavo uždarytos, bet Gregorui tai buvo nebesvarbu. Jis jau seniai buvo įpratęs gulėti tamsoje ir klausyti šeimos be jokio noro dalyvauti. Bet vieną kartą namų šeimininkė paliko duris praviras. Ir jos liko atidarytos, kai ponai grįžo iš darbo ir buvo jungta šviesa. Jie susėdo prie stalo, lėtai išlankstė servetėles, paėmė peilius ir šakutes. Gregoro motina netrukus pasirodė tarpduryje su mėsišku patiekalu. Paskui ją sesuo su kalnu garuojančiu bulviu. Kvapas pripildė kambarį. Viduryje sėdintis ponas, kuris regis buvo svarbiausias iš jų trijų, pats pirmasis atsirėkė gabalėlį mėsos, dar net nenukėlęs lėkštės nuo stalo. Motina ir sesuo sustingusios nerime stebėjo jį. Galima buvo manyti, kad ponas dabar nuspręs jų likimą, ar mėsa tinkamai iškepta, ar reikės grąžinti ją atgal į virtuvę. Bet jis matyt liko patenkintas, nes Gregoro motina ir sesuo akivaizdžiai palengvėjo. Jos nusišypsojo. Šeima valgė virtuvėje, tačiau prieš eidamas prisidėti prie kuklios vakarienės, Gregoro tėvas dar užsuko į svetainę. Nusilenkė su kepure rankoje ir apėjo aplink stalą, tarsi sveikindamas tos tris išdidžius ponus, kurie nuolatos atrodė lyg apgailestaudami, kad apskritai čia apsistojo. Ponai vienu metu pakilo nuo kėdžių ir sumurmėjo kažką į savo barzdas, o tada, likę vieni, kibo į valgį visiškoje tyloje. Gregoras, klausydamasis visų vakarienės garsų, negalėjo atsistebėti. Virš lėkščių tarškėjimo, virš šakutės skrebėjimo į lėkštę, virš servetėlių čežėjimo labiausiai girdėjosi dantis, kaip jie traškėjo, gnaibė, kando. Atrodė, kad tie trys svetimi vyrai specialiai demonstravo Gregorui, jog be dantų valgyti neįmanoma ir kad maloniai sudėti žandikauliai be dantų yra visiškai beverčiai. Norėčiau kažką suvalgyti, suirzęs pagalvojo Gregoras, bet tikrai ne tai, ką jie valgo. Jie patys save maitina, o aš mirštu. Gregoras jau nebeatsiminė, kada paskutinį kartą girdėjo skambant smuiką. Bet tą vakarą virtuvėje staiga pasigirdo garsai, kurie prikaustė jo dėmesį. Tie ponai jau buvo baigę vakarieniauti. Vidurinysis akivaizdžiai vadas tarp jų. Išskleidė laikraštį, padalijo po puslapį kiekvienam ir jie visi atsilošė į kėdžių atkaltes, skaitė bei rūkė. Bet kai tik pasigirdo smuikas, jie tapo budrus. Atsargiai ant pirštų galų lyg vaikščiodami per lavonus, jie nuėjo prie prieškambario durų ir sustojo, susispaudę vienas prie kito. Kažkas matyt išgirdo jų nerimą, nes Gregoro tėvas, gal net truputį per greitai, paklausė, gal ponams nemalonu klausytis grojimo, galima iškart liautis. Priešingai, atsiliepė vidurinysis ponas, jaunoji panelė galėtų ateiti į svetainę ir pagroti mums čia, kur jaukiau ir patogiau. O taip su malonumu, atsakė Gregoro tėvas taip, lyg pats būtų tas smuikininkas. Ponai grįžo į kambarį ir laukė. Greitai pasirodė Gregoro tėvas su natų pultu, motina su natomis, o jo sesuo su smuiku rankose. Viskas buvo ruošiama su tokia ore rimtimi, lyg tai būtų koks oficialus koncertas. Tėvai, kurie dar niekada gyvenime nebuvo nuomoję kambarių, elgėsi su perdėtu paslaugumu. Netgi nedrįso atsisėsti ant savo kėdžių. Gregoro tėvas atsišlėjo į duris, vieną ranką užkišęs tarp dviejų savo prasekto uniformos švarko sagų, lyg sužeistas generolas, laukdamas paskutinio mūšio. Motina, nors ir buvo pakviesta vieno iš ponų atsisėsti, tai padarė kažkur kampe, tarsi norėdama niekam netrukdyti. Sesuo pradėjo groti ir Gregoras pajudėjo į priekį. Dar visai neseniai jis buvo toks atsargus, bet dabar nepagalvojo, kad turėtų slėptis. Ir vis dėlto, gal ir vertėjo. Jis buvo aplipęs kambario dulkėmis, ant jo kūno kabojo siūlai, plaukai, trupiniai, o ant šonų buvo prilipę maisto likučiai. Kadaise jis kasdien trindavosi į kilimą, norėdamas bent kiek apsivalyti, bet dabar jam jau buvo vis vien. Nepaisant tokios būklės, jis vis tiek nedrąsiai įslinko į svetainę, paliesdamas blizgantį grindų paviršių. Niekas nepastebėjo. Šeima buvo visiškai paskendusi muzikoje. Pirmiausia, trys ponai buvo taip prieėję prie natų stovo, kad atrodė tuoj nugvelbs lapus iš Gregoro sesers rankų. Bet galiausiai jie, kiek susiraukė, atsitraukė prie lango, panarinio galvas ir kažką pusbalsiu šnabždėjosi. Tuo pat metu spoksodami savo laikraščius. Gregoro tėvas, lyg sargybinis, stebėjo jų reakciją. Bet buvo aišku, ponai tikėjosi kažko didingo, kažko linksmiau, kažko, kas jos iš tiesų prablaškytų. O dabar jie tik mandagumo dėliai kentė šį koncertą. Tai buvo akivaizdu net iš to, kaip jie traukė dūmus.
tokiais lėtais savigraužaus kopinais judesiais, pūsdami juos aukštyn pro burnas ir nosis. Bet Gregoro sesuo grojo nuostabiai. Jos veidas buvo palinkęs į šoną, sekdamas natas su tokia tyra melancholija, kad Gregoras pajudėjo dar toliau. Jis nuleido galvą prie grindų, kad galėtų pagauti jos žvilgsnį, jei tik pasitaikytų akimirką. Ar jis tikrai buvo gyvulys, jei muzika taip jį pavergė? Argi tai nebuvo ženklas, kad jos siela dar gyva? Tai buvo kažkas, ko jis niekada nebuvo patyręs. Lygiai toks pats alkis, kaip tas, kuris jį seniau traukė prie maisto, tik dabar tai buvo kitokia, paslaptinga, neapčiuopiama mityba. Jis nusprendė, jis turi prieiti prie sesers, švelniai patempti jos sijoną, parodyti, kad ji turėtų groti tik jam, kad niekas kitas nevertina jos grojimo taip, kaip jis. Jis neketino jos išleisti iš savo kambario, ne, bent jau tol, kol pats dar kvėpuoja. Pirmą kartą jo išvaizda galėjo tapti privalumu. Jis galėjo budėti prie kiekvienų durų, šnypšti ir purkšti ant kiekvieno, kuris bandytų ją atimti. Tačiau ji neturėjo būti kalinta, ne. Ji turėjo pati norėti likti su juo. Jis sėdėtų ant sofos, pasilenkusi prie jo, o jis pasakotų jai apie savo svajonę. Kaip jis planavo Kalėdų dieną paskelbti šeimai, kad išsiųs ją į konservatoriją. Ar Kalėdos jau praėjo? Jis nebuvo tikras. Jei ne ši nelaimė, jis būtų įgyventinęs savo planą. Jis neleis niekam jo atkalbėti. Ir kai ji visą tai išgirstų, sesuo apsiverktų iš jaudulio, o Gregoras užropotų ant jos peties ir pabučiuotų jos kaklą. Dabar, kai ji dirbo, ji nebenešiojo jokio karolio ar apykaklės, jos kaklas buvo visiškai nuogas, tarsi laukiantis šio gesto. Žiūrėdamas į Gregorą, vidurinis džentelmenas iš 3 staiga piktai sušuko į tėvą: "Pono Samsa!" Ir net nesivargindamas daugiau kalbėti, jis tiesiog ištiesė pirštą Gregoro link, kuris lėtai slinko į priekį. Smuikas nutilo. Vidurinis džentelmenas pirmiausia su šypsena papurtė galvą savo bičiuliams, o tada vėl pažvelgė į Gregorą. Gregoro tėvai matyt atrodė svarbiau kuo greičiau nuraminti svečius, nei vyti savo sūnų atgal į kambarį. Nors tiesą sakant, džentelmenai visiškai nebuvo įsižeidę. Atvirkščiai, Gregoras jiems pasirodė net įdomesnis nei visas tas muzikos šou. Tėvas puolė prie jų plačiai išskėtęs rankas, mėgindamas tuo pačiu metu tiek nuvaryti juos atgal į jų kambarį, tiek ir savo kūnu užstoti Gregorą nuo jų žvilgsnių. Tačiau dabar džentelmenai iš tikrųjų supyko. Neaišku, kas juos suerzino labiau, ar Gregoro buvimas šalia, ar pati mintis, kad jie gyveno šalia tokios būtybės ir apie tai nenutokė. Jie puolė reikalauti paaiškinimų, mojavo rankomis kaip ir Gregoro tėvas, nervingai tampė savo barzdas ir nors pamažu, bet tačiau vis tik traukėsi į savo kambarį. Tuo metu Gregoro sesuo jau buvo susivokusi po nevilties, į kurią puolė, kai jos smuikavimas buvo taip brutaliai nutrauktas. Kurį laiką jos rankos buvo nusvirusios, o smuikas ir strykas bejėgiškai kabojo nuo pirštų. Tačiau jos akis vis dar sekė natas, lyg ji tebūtų panirusi į grojimą. Staiga jis staigiu judesiu susigrebė, numetė smuiką tiesiai į motinos rankas, kuri vis dar sunkiai gaudė kvapą, ir pasileido į kitą kambarį, kur 3 džentelmenai jau buvo beveik įstumti Gregoro tėvo. Būdama įgudus ir greita, įčiupo pagalves bei antklodės, viską permetė per lovas ir per kelias akimirkas tvarkingai jas paklojo, dar prieš džentelmenams spėjant įžengti savo kambarį. Gregoro tėvas buvo taip įsijautęs į savo užduotį, kad visiškai pamiršo mandagumą, kurio jis kaip nuomininkų šeimininkas turėjo jiems laikytis. Jis vis stumė juos atgal, rodė duris, kol galiausiai vienas iš džentelmenų, tas pats vidurinis, trenkė koją į grindis taip garsiai, kad net grindlintės suvirpėjo ir griausmingai pareiškė: "Aš pareiškiu čia ir dabar." Jis pakėlė ranką, norėdamas įsitikinti, kad visi jo klausosi, ir rūsčiai dirstelėjo į Gregoro motiną bei seserį. Kadangi šiuose namuose vyrauja tokios šlykščios sąlygos, čia jis akimirkai reikšmingai pažvelgė į grindis. Aš iškart nutraukiu savo nuomos sutartį. Už tas dienas, kurias čia praleidau, nemokėsiu neskatiko. Atvirkščiai, rimtai svarstysiu apie ieškinį jums. Ir patikėkite manimi, būtų visai nesunku surašyti tokio ieškinio priežastis. Jis tylėjo, laukdamas kokios nors reakcijos. Ir tikrai, abu jo draugai vieningai palinksėjo galvomis ir pridūrė: "Mes taip pat nedelsiant išeiname." Ir su trenksmu uždarė duris. Gregoro tėvas kluptelėjo atgal prie savo kėdės, rankomis ieškodamas atlošo. Galiausiai ją įkrito. Iš šalies galėjo pasirodyti, kad jis tiesiog ketina nusnūsti, kaip įprasta vakarais. Tačiau iš nesuvaldomo jo galvos linkčiojimo buvo aišku, kad jis tikrai nemiega.
Gregoras visą tą laiką nejudėdamas gulėjo ten, kur jis buvo pirmą kartą pamatęs džentelmenai. Jo nusivylimas nesėkmingų planų, o gal ir visiškas jėgų išsekimas nuo bado, neleido jam nekrustelti. Jis laukė, tikėdamasis, kad netrukus visi atsisuks į jį ir pratrūks. Bet net ir tada, kai iš motinos rankų išsprūdo smuikas ir su trenksmu nukrito ant grindų, Gregoras nekrustelėjo. Tėve, motina, staiga driokstelėjo Gregoro sesuo, ranka trenkdama į stalą taip, kad indai virptelėjo. Mes negalime daugiau taip gyventi. Galbūt jūs to nematote, bet aš matau. Aš negaliu šito padaro vadinti savo broliu. Vienintelis dalykas, kurį dar galime padaryti, tai kažkaip juo atsikratyti. Mes jau padarėme viską, kas įmanoma žmoniškai būtybei. Mes stengiamės, mes kentėjome, mes rūpinomės ir niekas negali mums priekaištauti. Ji visiškai teisi, lik sau, bet garsiai ištarė Gregoro tėvas. Motina, kuri vis dar negalėjo atsigauti, pradėjo kosėti, ranka maskatuodama ore ir žiūrėdama į dukrą beprotiškomis akimis. Gregoro sesuo pribėgo prie motinos ir uždėjo jai ranką ant kaktos. Jos žodžiai, rodos, suteikė Gregoro tėvui naują aiškumą. Jis atsisėdo tiesiai, ėmė žaisti su savo uniforminė kepure tarp trijų džentelmenų paliktų nešvarių lėkščių ir, kad kartėmis nuleisdama žvilgsnį į nejudantį Gregorą, atrodė, kad kažką intensyviai svarsto. Turime jo atsikratyti, pasakė Gregoros sesuo, dabar kalbėdama tik su tėvu, nes motina buvo per daug užsiemusi kosuliu, kad klausytųsi. Jis pražudys jūs abu, aš jau matau, kur tai veda. Mes negalime visi taip sunkiai dirbti ir grįžti namo, kad čia būtume kankinami. Mes ten nepajėgsime, aš jau nebeištversiu. Ir ji taip smarkiai pravirko, kad ašaros tekėjo tiesiai ant motinos veido, kurį jas nušluostė mechaniškais įprastais judesiais. Mano vaikel, pasakė tėvas su užuojauta ir akivaizdžiu supratimu, ką mes turėtume daryti. Sesuo tik bejėgiškai gūžtelėjo pečiais, jos tikrumas išnyko, užleisdamas vietą ašaroms ir visiškam bejėgiškumui. Jeigu jis bent suprastų mus, lik klausdamas pratarė tėvas, bet sesuo su ašaromis akise tik stipriai papurtė ranką. Tai net nebuvo svarstytina. Jeigu jis bent suprastų mus, pakartojo Gregoro tėvas užmerkdamas akis, lik priimdamas sesers įsitikinimą, kad tai yra visiškai neįmanoma. Tuomet galėtume su juo kaip nors susitarti, bet dabar... Jis turi išnykti, sušuko sesuo. Tai vienintelis kelias, tėve. Tu privalai atsikratyti minties, kad tai Gregoras. Mes tik savo pakenkėme, kad taip ilgai įtikinėjome save. Kaip tai gali būti Gregoras? Jeigu jis būtų Gregoras, jis jau seniai būtų supratęs, kad žmonės negali gyventi su tokiu gyvūnu. Pats būtų išėjęs. Mes nebebūtume turėję brolio, bet galėtumėm tęsti gyvenimą ir prisiminti jį su pagarba. O dabar šis gyvūnas mus persekėja, jis išvarė nuomininkus, akivaizdu, kad nori užvaldyti visą butą ir priversti mus miegoti gatvėje. Tėve, pažiūrėk, tik pažiūrėk, staiga sukliko ji. Jis vėl pradeda. Per visiškai nesuvokiamą paniką, Gregoros sesuo net metė motiną, lyg būtų labiau linkusi paaukoti ją, nei dar akimirką praleisti šalia Gregoro. Jis šoko už tėvo, kuris pats susijaudino vien todėl, kad susijaudino jo duktė. Ir dabar stovėjo pusiau pakėlęs rankas, lyg bandytų ją apsaugoti. Bet Gregoras neturėjo jokio ketinimo nieko gąsdinti, mažiausiai seserį. Jis tik pradėjo suktis, kad grįžtų į savo kambarį, nors pats sukimosi procesas, reikalaujantis didžiulio skausmo ir pastangų, atrodė gana grėsmingai. Jis naudojo savo galvą kaip atramą, nuolat ją kilnodamas ir trankydamas į grindis. Jis sustojo ir apsižvalgė. Panašu, kad visi jau suprato jo gerus ketinimus ir buvo tik trumpai persigandę. Dabar jie visi žiūrėjo jį nelaimingi ir tylūs. Jo motina sėdėjo kėdėje ištiesusi kojas, suspaudusi jas viena prie kitos. Jos akys išsekusios buvo beveik užmerktos. Sesuo sėdėjo šalia tėvo, apsivijusi rankomis jo kaklą. Gal dabar jie leis man apsisukti, pagalvojo Gregoras ir vėl ėmėsi darbo. Jis negalėjo sulaikyti garsaus alsavimo iš nuovargio ir kartais turėdavo sustoti, kad pailsėtų. Bet niekas jo nebeskubino, viskas buvo palikta jam pačiam. Kai pagaliausiai baigėsi jo lėtas apsisukimas, jis pajudėjo tiesiai pirmyn. Jį nustebino, koks ilgas atrodė kelias iki kambario. Ir jis nesuprato, kaip anksčiau sugebėjo jį veikti būdamas tokios silpnos būsenos. Ir beveik to nepastebėdamas. Jis susikoncentravo į slinkimą kuo greičiau, vos pastebėdamas, kad iš šeimos pusės nebepasigirdo nė žodžio, nė šūksnio, niekas jo netrukdė. Jis neatsisuko tol, kol nepasiekė durų. Ir net tada nepasuko galvos iki galo, nes pajuto, kaip jo kaklas sustingsta. Bet to pakako, kad pamatytų. Už jo niekas nepasikeitė. Tik sesuo buvo atsistojusi.
Paskutiniu žvilgsniu jis dar spėjo pamatyti, kad motina dabar jau buvo visiškai užmigusi. Vos tik jis išliaužė į savo kambarį, durys buvo skubiai užtrenktos, užrakintos ir užsklestos. Staigus garsas už nugaros taip išgąsdino Gregorą, kad jo silpnos kojytės sulinko po juo. Tai buvo sesuo, ji laukė ten pasiruošusi ir puolė į priekį taip lengvai, kad Gregoras net negirdėjo jos ateinant. Užrakindama duris, ji garsiai tarė tėvams: "Pagaliau!" Tai kas dabar, paklausė save Gregoras, apžvelgdamas tamsą. Netrukus jis suprato, kad čia išvis nebegali judėti. Tai niekiek jo nebenustebino. Veikiau jam pasirodė keista, kad iki šiol apskritai galėjo krutėti ant tų savo gležnų spygliuotų kojelių. Tarsi tas neaiškus šleivas ropojimas buvo kažkoks tai laikinas nesusipratimas. Jis net jautėsi savotiškai patogiai. Taip, visas jo kūnas buvo persmeltas skausmo, bet tas skausmas jau lėtai slūgo ir galiausiai turėjo visiškai išnykti. Jis beveik nebejautė pūvančio obolio savo nugaroje ar tos užkrėstos žaizdos, kurią dabar dengia baltų dulkių sluoksnis. Su švelnia melancholija jis prisiminė savo šeimą. Jeigu būtų įmanoma dar stipriau trokšti pasitraukti iš šio pasaulio, tai Gregoras jautė tą troškimą dar stipriau nei jo sesuo. Jis liko šioje ramioje, beprasmiškoje būties apmąstymų būsenoje, kol išgirdo laikrodžio bokštą mušant 3 valandą ryto. Jis stebėjo, kaip už lango viskas pamažu šviesėjo. Tada, nebevaldydamas savęs, jis visiškai nuleido galvą, o paskutinis kveptelėjimas vos girdimai išsisklaidė iš jo šnervių. Ryte, kaip visada griausmingai trinktelėjusi durimis, atėjo valytoja. Ja seniai buvo prašyta neskambinti kiekvienu savo judesiu, bet turėdama tokią fizinę jėgą ir nuolatinį skubėjimą, ji negalėjo kitaip. Tad visas butas visuomet iškart sužinodavo apie jos ateimą ir miegoti toliau jau būdavo nebeįmanoma. Ji kaip įprasta trumpai žvilgtelėjo į Gregorą, bet iš pradžių nieko ypatingo nepastebėjo. Manė, kad jis tiesiog specialiai guli nejudėdamas. Galbūt nori pasirodyti kankiniu. Ji, kaip paaiškėjo, priskyrė jam daugiau proto, nei buvo galima tikėtis. Kadangi rankoje laikė ilgą šluotą, ji pabandė kutenimais išprovokuoti Gregoro reakciją. Bet kai tai nepadėjo, ėmė jį badyti, lyg tyčia erzindama. Ir tik tada, kai jau suprato, kad gali jį pastumti per grindis be jokio pasipriešinimo, jos akis prasiplėtė. Jis taiga viską suprato, sumirkčiojo, sušvilpė savo panosėje, o tada neminutės negaiždama atverė miegamojo duris ir visų balsų į tamsą suriko: "Eikit, pažiūrėt! Jis nudvėsi! Guli čia kaip akmuo, visai negyvas!" Ponas ir ponė Samsos, išgąsdinti tokio įspūdingo pranešimo būdo, staiga pašoko lovoje ir turėjo kelias sekundės rimtai susikaupti, kad apskritai suvoktų, ką jam šaukia valytoja. Bet kaip tik suprato, abu iš skirtingų lovos pusių puolė iš jos. Ponas Samsa užsivožė ant pečių apklotą, ponia Samsa išėjo tiesiog su naktiniais marškiniais ir būtent taip abu nuėjo į Gregoro kambarį. Pakeliui jie atidarė svetainės duris, kur pastaruoju metu miegojo Gretė, nuo tada, kai apsigyveno 3 nuomininkai. Ji buvo visiškai apsirengusi, lyg visą naktį nebūtų miegojusi, o jos išbalęs veidas atrodė kaip patvirtinimas šios prielaidos. "Negyvas?" paklausė ponia Samsa įdėmiai žiūrėdama į valytoją, nors ji galėjo pati tai patikrinti ir tiesą sakant jau ir taip turėjo suprasti. "Kaipgi kitaip?" atsakė valytoja, o kad žodžiams suteiktų daugiau svorio, dar kartą šluotas stumtelėjo Gregoro kūną. Šis lengvai nuslydo iš šoną. Ponia Samsa šiek tiek krustelėjo, lyg norėdamas sulaikyti šluotą, bet jos judesys liko nebaigtas. "Na dabar tai jau dėkokim Dievui", tarė ponas Samsa, persižegnojo, o 3 moteris tyliai pasekė jo pavyzdžiu. Gretė, vis dar netitraukdama akių nuo Gregoro lavonų, sušnabždėjo: "Tik pažiūrėkit, koks jis liesas. Jis juk seniai nebevalgė. Maistas išeidavo iš jo lygiai taip pat, kaip įeidavo." Gregoro kūnas iš tiesų buvo visiškai išdžiūvęs ir plokščias. To jie iki tol nepastebėjo, nes jis dar manydavo jį matantis pakilusi ant kojų. Bet dabar, kai jis nebekrutėjo, nebuvo ir jokios priežasties nukreipti žvilgsnį kitur. "Grete, eime truputį pasėdėti", su skausminga šypsena pasiūlė ponia Samsa. Ir Gretė nusekė paskui tėvus į miegamąjį, bet išeidama vis dar pažvelgė atgal į kūną. Valytoja uždarė duris ir plačiai atvėrė langą. Nors buvo dar ankstyvas rytas, oras turėjo šiokio tokio pavasariško šilumos atspalvio. Juk jau buvo kovo pabaiga. 3 nuomininkai išėjo iš savo kambario ir su neslepiama nuostaba atsižvalgė. Ieškodami savo pusryčių, matyt, niekas apie jos taip ir nepagalvojo. "Kur mūsų pusryčiai?" piktai paklausė vidurinis vyras, kreipdamasis į valytoją.
Ji tik prisidėjo pirštą prie lūpų, o tada neaiškiais teatrališkais gestais tyliai parodė jiems, kad galbūt jie norėtų sukti Gregoro kambarį. Jie taip ir padarė. Sustojo aplink Gregoro lavoną, rankas įsikišę į savo nunešiotų švarkų kišenes. Dabar kambarėje jau buvo visai šviesu. Tuomet atsidarė miegamojo duris ir įėjo ponas Samsa, vilkėdamas į savo uniformą, su žmona ant vienos rankos ir dukra ant kitos. Visi jie buvo šiek tiek ašaroti, Gretė kartais prisispausdavo veidą prie tėvo rankovės. Išsinežginkit iš mano namų. Dabar, tarė ponas Samsa, mosteldamas į duris nė akimirkai nepaleisdamas moterų iš savo glėbio. Ko jūs to norite pasakyti? Mandagiai paklausė vidurinys ponas, švelniai šypsodamasis, tarsi tikintis, kad viskas čia tebuvo nesusipratimas, kuris bus išspręstas kokiu nors džentelmenišku paspaudimu. Kiti du ponai, rankas už nugaros sudėjęs, su neslėpiamu malonumu trynė delnus. Laukėsi, kad čia tuoj kils gera sena šeimininkų ir nuomininkų kova, iš kurios jiems tikrai pavyks išlysti be jokio nuostolio. Aš pasakiau tai, ką pasakiau, atsakė ponas Samsa ir su savo dviem palidovėmis ėmė tiesiai žingsniuoti link nuomininko. Pirmiausia, šis sustingo, tarsi bandytų perskirstyti mintis galvoje į naujas lentynas. Nu gerai, išeisim, galiausiai tarė jis, bet dar pakėlė akis į poną Samsą su tokiu nuolankumu, tarsi norėtų papildomo leidimo iš paties ponaičio. Ponas Samsa tik plačiai išplėtė akis ir kelis kartus greitai linktelėjo, nesivargindamas nieko sakyti. To pakako. Be jokių papildomų ceremonijų ponas nuomininkas nuskubėjo į prieškambarį, o du jo draugeliai jau kurį laiką nebetrynė rankų. Staiga šoko paskui jį, tarsi baimindamėsi, kad ponas Samsa pats išlėks į koridorių prieš juos ir atskirs juos nuo savo vado. Kai visi trys susirinko, jie pasigrėbė skrybelės, lasdas, be žodžių nusilenkė ir dingo pro duris. Ponas Samsa ir dvi moteris sekė juos akimis, stovėdami prie laiptinės. Iš pradžių stebėjo, kaip tie ponai įgyja orę, bet be galo nuobodžią eiseną slenka laiptai žemyn. Jiems pasukus kiekviename aukšte ir laikinai dingstant už kampo, šeima vis mažiau kreipė juos dėmesį. Kai pagaliau pro juos praėjo mėsininko berniūkštis, pusiausvyrai palaikyti pasibalansavęs padėklas su mėsa ant galvos, ponas Samsa ir moteris lik atsidusę paliko laiptinę ir uždarė buto duris. Jie nusprendė, kad ši diena yra per gera darbui. Tad geriausia, ką galima padaryti, atsipalaiduoti ir išeiti pasivaikščioti. Ne tik, kad nusipelnė poilsio, bet jis jiems buvo tiesiog būtinas. Susėdo prie stalo ir parašė 3 atleidimo raštelius. Ponas Samsa savo darbdaviui, ponė Samsa savo užsakovui, o Gretė savo direktoriui. Kol jie rašė, įėjo valytoja ir pranešė, kad jau baigė savo rytinį darbą ir eina namo. 3 Samsos, nenukeldami akių nuo popieriaus, tik linktelėjo. Bet kai valytoja vis dar nesiruošė išeiti ir stovėjo tarp duryje su keista triumfuojančia šypsena, jie pagaliau kiek suirzę pakėlė galvas. Na, kas dabar? Burptelėjo ponas Samsa. Valytoja dar plačiau išsivėpė, lyg turėtų neįtikėtinai gerą naujieną, bet laukė, kol kas nors mandagiai paprašys ją pasidalinti. Plonas, kreivas tručio plunksnos kuokštas ant jos skrybelės, kuris visą jos darbo laiką ponui Samsai kėlė pasibjaurėjimą, sviravo į visas puses. Taigi, tarė ponė Samsa, į kurią valytoja visada žiūrėjo su didžiausia pagarba. Taigi, atsiliepė valytoja, kvatodama taip, kad net nesugebėjo iškart pratęsti. Tai jau žinokit, nebesukit galvos dėl to noro reikalo tenai. Jau viskas sutvarkyta. Ponė Samsa ir Gretė staiga susidomėjusios vėl palinko prie savo laiškų, tarsi būtinai turėtų jos užbaigti šią sekundę. Ponas Samsa pamatė, kad valytoja ketina leistis į detalesnį pasakojimą, tad tiesiog ištiesė ranką, aiškiai parodydamas, kad jam tai nerūpi. Pajutusi, kad jos herojiškas pasakojimas liks neišgirstas, valytoja staiga prisiminė, kad labai skuba. Tad aiškiai įsižeidusi trinktelėjo durimis taip, kad jos aidėjo per visą laiptinę ir suriko. Tai viso gero tada, aiškiau nebūna. Ponas Samsa tik palinksėjo. Šiąnakt ji atleidžiama. Bet nei žmona, nei dukra jam neatsakė. Atrodo, valytojas įsiveržimas išplėšė ką tik pasiektą ramybę. Jie tyliai atsistojo ir nuėjo prie lango, kur apsikabino. Ponas Samsa atsisuko jas ir stebėjo, kaip jos viena kitą glaudė prie savęs. Po kiek laiko jis tarė. Na, baigim šią nesąmonę. Ateikit čia, kažkaip norisi šiek tiek dėmesio. Ir jos iškart paklausė. Priėjo prie jo, pabučiavo ir apkabino. Po to greitai užbaigė savo laiškus. Ta dieną visi 3 išėjo iš buto kartu. Pirmą kartą po labai ilgo laiko. Jie sėdo į tramvajų ir nuvažiavo į miesto pakraštį,
kur daugiau erdvės, kur šviesa atrodo natūralesnė, kur kvėpuoti lengviau. Tramvajus buvo beveik tuščias, o jame tvyrojo maloni, šildanti saulė. Jie patogiai įsitaisė ir pirmą kartą nuo viso šito reikalo pradžios ėmė ramiai aptarinėti ateitį. Ir pastebėjo, kad iš tikrųjų viskas nėra taip jau blogai. Perspektyvos atrodė visai neblogos. Geriausias sprendimas dabar buvo kuo greičiau išsikraustyti į mažesnį, jaukesnį butą, netokį nepraktišką kaip šis, kurį kažkada parinko Gregoras. Pokalbiui tekant ramia vaga, Gretė atrodė vis žvalesnė, jos veide atsirodė spalva. Ir tada vienu metu ponas ir ponia Samsa pažvelgė į savo dukrą ir pirmą kartą per ilgą laiką suprato. Ji užaugo. Tarp jų kažkas tyliai spraktelėjo. Žvilgsnis jie susitarė. Laikas ieškoti jai gero vyro. Ir tada, lyg pati gamta būtų tai patvirtinusi, tramvajui sustojus, Gretė pirmoji atsistojo ir išsitiesė. Jauna, gyvybinga, pasiruošusi viskam, kas laukia.